Ir sakau, o jeigu apsidrausite šiandien, dar mano kišenėje jūs laukia staigmena. Ir dėl to staigmenos pirko, galite parodyti, ten buvo 13 metai, tai vidutinė alga buvo 7,5–8 tūkstančių litų. Klausia atlyginimo, kai dabar pardavėjai, ne, kiek tu nori gauti, o ką tu gali duoti atgal, ką tu už tai padarysi. Ar tiesa, kad kažkada tu turėjai savo išsikeltą tikslą atsakinėti laiškus per 1 minutę? Taip. Mano telefono numerį turėjo apie 30 tūkstančių žmonių. Tais laikais, kai aš norėjau samdyti, buvo 600 eurų atlyginimas vairuotojui. Ir aš net galvojau savo algos samdyti, ką daugiau parduočiau, kad dar daugiau padaryčiau. Pardavimai. O kada paskutinį kartą kažką pardavėt jūs? Pardavimai tai žodis keliantis visiems įvairias asociacijas. Lietuvių kalbos žodynas šį žodį aiškina kaip perleisti už tam tikrą atlyginimą. Šaknis duoti apibūdinama kaip daryti, kad kas gautų, galėtų paimti. Priešdėlis parčia suteikia veiksmui reikšmę visiškai pilnai arba nurodo atliktą veiksmą. Šios tinklalaidės podcasto tikslas yra pakviesti jūs klausytojus kartu su pašnekovais tyrinėti pardavimų reikšmę, prasmę, filosofiją, didinti suvokimą apie pardavimų naudą žmogui, organizacijai, pardavėjos profesijos ypatumus, bei pardavimo kaip transakcijos egzistavimą kasdieninėme gyvenime. Aš esu Domas Dierautas, šios tinklalaidės įkūrėjas bei vedėjas. B2B pardavimuose esu daugiau nei 9 metai, šiuo metu vystau savo verslą, B2B pardavimo agentūrą, ir esu geštalto psichoterapijos praktikas bei studentas. Bei tikiu, kad pardavimus mes atliekame visi, kiekvieną dieną, kiekvienoje transakcijoje. Šiandien svečiuose savo sąskaitoje skaičiuojantis 20 metų pardavimų ir verslo kūrimo bei vystymo patirtį, disciplinuotas ir energingas pardavėjas. Nuo ledų, draudimo iki SaaSo. Juozas Sargūnas. Mielas pardavėja, prieš epizodą labai trumpam noriu įsiterpti 2 svarbiom žinutėm. Viena, kad daugiau nei 90% jūsų žiūrinčių vis dar neprenumeruojat kanalą, tad labai kviečiu tą padaryti. Ir antra, mes perkopėm 1000 prenumeratorių skaičių YouTube. Ačiū jums už tai ir dabar galiu pakviesti jūs prisijungti į narių programą, kur už mažiau nei 1 kavos puodelio kainą per mėnesį galit paremti kanalą ir gauti naudų, išankstinės peržiūras, paminėjimai epizoduose ir kito. Ačiū, kad esat, gero žiūrėjimo ir klausimo. Juozai, tai labas. Labas. Labai faina, kad sutikai atvaryt pas mane į studiją į podcastą ir pasišnekėti apie pardavimus. Pirmas dalykas, ačiū, kad pakvietei. Nes aš jau stebėjau, aš 10, ne? Tai stebėjau tavo podcastus, žiūrėjau ir tiesą pasakius, aš pavydėjau, galvojau, kodėl manęs dar nėra. Ne? Tai man toks buvo. Tai kai gavau tavo kvietimą, tikrai labai smagu sudalyvauti, fainai pasišnekėti ir atras tokį ir santykį, žinai, iš karto pardavimas apie santykius. Tai ačiū labai. Abipusiai, tikrai taip ir galvoju, viena, kad jubiliejinis, labai fainai, ir antra, filmuojam pirmadienį. Koks tavo santykis su pirmadieniu? Aš šiaip turiu tokį pusiau bairį, pusiau ne. Žmonės sveikinu su kiekviena diena, kai kolkolus darau, arba į mytus, arba ten gyvai kažkur sutinku su pirmadieniu, su antradieniu, su trečiadieniu, nes aš turiu savo logiką ir matymą tam, o tau yra kažkaip skirtumas, Aš pažįstu kuris savaitės 3 diena? žmonės, kurie tą dalyką daro iš vienos gaujos. Oho. Tai tu, toks Domas, kitas ir Skirmantas, kuris pas mus dirba. Tai ir visi sveikinos ir aš nesupratusdavau kiekvieną dieną, ką čia reiškia. Aš turiu įtarimą, kad galimai aš juos įkvėpiau, nes iki manęs jie to nedarė. Man atrodo, tai priimsiu kaip komplimentą. Čia kažkieno tai yra, kažkieno naujas trendas ir jeigu čia tavo, tai okei, aš jo nesuprantu, bet visai fan, nes tai yra kažkas kito, nes niekas to nedaro. Niekada nesu iš nieko girdėjęs, kad pasveikintų tave kažkas su savaitės diena kažkuria. Tai koks tavo santykis su pirmadieniu? Iš tikrųjų tai geras, normalus, aš ne iš tų esu, kuris vengia pirmadienį ir o dieve sekmadienį, nedaug tu dieve, kas bus pirmadienį. Bet aš ir ne iš tų, kur ten, žinai, laukia pirmadienio, nes nors būna kartais, kad labai laukia. Tai yra po gero poilsio, jeigu tu gerai recoverinėsi, tikrai smagu pirmadienį, nes tai yra tavo vėl naujas žygis. Naujas kažkur ėjimas, naujas kelias ir taip toliau. Tai man yra okei. Man yra okei, jis dažniausiai būna busy, kaip ir pas visus.
Tai man yra okei su pirmadieniu. Ok. Tai eikim jau prie tokio standartinio klausimo. Kada buvo paskutinis tavo pardavimas? Ir gal apsibrėžkim tada, ką mes laikom pardavimu. Tai nežinau, kaip jūs savo vidiniam CRM žymit, kad closed won tada, kai jau sutartis pasirašyta, ar kai avansas pervestas. Ja, dabar pagal naujausią mūsų, tai mes skaitom closed won, kada pasirašom sutartį. Jeigu taip žiūrėt, tai penktadienį buvo parašo padėtas paskutinis, turbūt šiandien arba rytoj dar vieną turėsiu, o prieš tai turėjom, kada pinigus suveda. Tai motivacija mažesnė. Nes pasirašai, kaip ir laimėjai, bet tada dar lauki pinigų, tai man tas nesijautė laimėjimo, tai šiek tiek pakeitėm. Tai čia turbūt labiau komisinių mokėjimo atvejais, nes komisiniai dažniausiai mokami, kai sumokam įmokų. Dabar mes turim, pasirašom sutartį ir mes fiksuojam, kad laimėm. Tai penktadienis buvo. Ok. Kokio dydžio gal gali atskleisti? Nedidukas. Nediduliukas, sąlyginai, žiūrint, kam koks dylas, bet mūsų atžvilgiu tai nedidelis dylas labai. Ok. Tai grįšim dar prie to, ką tu čia dabar pardavinėjai šiam savo gyvenimo etape. Ir labai įdomu, žinai, sužinoti, kaip Juozas kaip pardavėjas formavosi ir kur atsirado tas Juozas pardavėjas. Tai gal atsimeni savo, žinai, galbūt iš vaikystės kažkokius tai pirmus prisiminimus, pirmas apraiškas. Galbūt tokia istorija iš vaikystės, kaip atsirado pardavimai. Aš norėjau daug uždirbti. Ir mama, žinatelis, sakydavo, dvi vietos yra – odontologas ir bankininkas. Kur galima uždirbti daug pinigų. Tai aš pradėjau norėti būti odontologas ir norėjau stoti mediciną. Lankiau medikų būrelį, visus egzaminus pakreipiau laikyti, kad eitumėm į mediciną, bet nualpau šitamgi, kur lavonus pjausto. Ir supratau, kaip apsvaigau, buvo labai juokinga, supratau, kad tai ne mano, aš niekur neįstosiu, man reikia kalbėti, būti interaktyviau, o ne kalti ir taip toliau. Ir tada ieškojau galimybę į banką, nes vis tiek kryptis yra ten, kur daug pinigų. Tai mano visa pradžia atsirado, jeigu taip apie visą istoriją, tai 2004 metai, aš dar prieš tai niekur neįstojau. Nes norėjau pradžiai būti šito mediku, o vėliau sugalvojau būti fizruku, kūno kultūros mokytoju. Nes labai tikrai turėjau du gerus mokytojus ir jie labai mane kaip motivavo, įkvėpė, galvojau, va čia mano ateitis, sportas, krepšinis ir taip toliau, žinai, ir aš stojau į pedagoginį universitetą. Vieną tik padaviau ir neįstojau. Ir tada nuėjau kalti europolečių. Nes niekur neįstojau, tau reikia gyventi, dirbti ir suprasti, kad čia labai blogai. Čia tau koks 19 metų, ne? Čia yra šviežiai po mokyklos. 19 metų, jo, kai tu niekur neįstojai, eini dirbti juodą darbą fizinį, tarp kažkur regione Vaiduotose, tai buvo pakankamai sudėtingos sąlygos, ten, žinai, 2 pamainos arba nuo 6 ryto iki 2 dienos, arba nuo 2 dienos iki 11 vakar. Ir tiesiog už 600 litų. Pirma mano alga. Ir bendradarbė sako, gal gali paskolinti 100 litų, rytoj atiduosiu. Aliugi, ką tik algą gavom. Atsiprašau. Ir jis neatėjo į darbą sekančią dieną. Tai toks atrodo, tokia istorija, žinai. Tai va, bet nieko tokio, aš radau darbą 2004 metai. Tais metais buvo draudimo rinkos atsiradimas privalomo civilinio draudimo. Ir aš nuėjau tą kompaniją, pavadinimu vadinasi DX Max. DS Max kažkas tokio, kurie pardavinėja viską. Aš dar nežinau, kad jie pardavinėja viską, kaip agentų tinklas. Tai tie agentai kaip sekta, tu rytais ateini į ratelį, ten padarai visokius ten šūkius, dar kažką, užsimotyvuoji ir į gatvę pardavinėja. Taip aš susipažinau. Tikrąja žodžio prasme, išeini į gatvę, pamatai žmogų. Mes ėjom per įmonės, nes ten buvo daugiau galimybių žmonių, bet kadangi tai buvo fizinio asmens draudimas, privalomas civilinės draudimas mašinos, tai užeini ir iki šiol atsimenu visus žodžius, ką sakydavo atėjęs. Labadiena, Ergo Lietuva sveikina jūs ir tada pradedu savo visą litaniją. Ir sakau, jeigu apsidrausite šiandien, dar mano kišenėje jūs laukia staigmena. Ir dėl to staigmenos pirko, galite parodyti, ten buvo lipdukas, apdrausta Ergo. Rimtai. Wow.
Jo, bet didžiausias feilas ir bėda su tuo visu buvo, mes gaudavom 10 litų už vieną sutartį, jie gaudavo 60. Tai įsivaizduok, koks nesažiningumas, bet aš nežinojau to, ne? Mes apie 10-11 sutarčių dieną darydavom. Nu, tai eini per 100 litų į dieną, 2000. Jo, gerai, aš ketvirti. nesiskundžiu, labai okei, bet tu žinai, kiekvieną ofisą beldi ir tas ženkliukas prekybos akbentai nepagaudaujami ir vis tiek tu beldi, užeini, tai yra labai blogai. Šiaip. Bet tai yra to pačiu gerai, nes tai atveria duris į pardavimus. Tai atveria duris tikrai. Nu ir vieną dieną baigėsi draudimo PP, ateinam, susirenkam, sako, dabar pardavinėsim knygas. Tiesiog, rimtai. Ir nuo šiol aš esu savo pasakęs, aš knygų nepardavinėsiu. Aš tą dieną išėjau. Nu, man ta prasme iš karto, nu ne, aš turiu kažkaip tikėti, pats idėja, pats tuo. Ir čia yra labai svarbu pardavėjo kelionį, ką tu pardavinėjai. Tai va, taip susipažinau su pardavimais, draudimu po truputį ir tada prasidėjo kelias link draudimo. Gerai, įdomu bus išgirsti, aš šiek tiek jau žinau. Ir tai, kad tu paminėjai, kad mama tau pasakė, kad turi dirbti arba banke, arba odontologu, tai čia buvo tau kiek? Vėlyvoji paauglystė? Jo, visiškai, ta prasme, aš visą laiką su tuo buvo, kaip nuo 14-15, aš nežinau, čia nuskambės gal žiauriai, aš lygindavau pinigus. Esi kad nors lyginęs pinigus su lygintuvu? Tikrai to žodžio prasme? Taip, paėmė lygintuvą ir lyginį. Nes tada jie, tu bet kokį pinigą galėt gaivinti. Ir jis tapdavo naujas ir sudėdavo į piniginę ir faina būdavo turėti, dar ir atsimenu ir rublius, ir litus labai. Tai ir tą žemaitį, ir tą valančią aš visą laiką lyginau, kad nebūtų užlinkęs kampas ir taip toliau. Tai man yra okei, man negėda sakyti, kad nori, bet aš neprašydavau, ką reikia daryti. Man visą laiką klausimas yra, ar bet kuriam darbdaviui, ar šiaip, ką reikia padaryti. Neparašyti, kad duok man pinigų, duok man galimybę užsidirbti. Taip. Tai va iš to ir formavosi pakankamai nuo vaikystės. Gal atsimeni iš vaikystės arba ankstyvos paauglystės kažkokius tai jau, pirmas apraiškas, be to, kad pinigus lygindavai, galbūt kažką pardavinėdavai, močiutės kažkokias. Tai pardavinėdavau ledus, dažniausiai pardavinėdavau ledus, nes tėvai turėjo kažkada restoranus senais laikais, parduotuvių, tai aš prie taikomosios dailės muziejaus, kuomet atvažiavo Žalgirio paveikslas, Žalgirio mūšio paveikslas. Man metų 14-15 mes pardavinėdavom ledus. Ir būdavo labai gerai. Ir jie buvo beprotiškai didelė. Ten autobusas važiuodavo žmonės. Ir tu esi vienintelis ledų vežimėlis su Coca-Cola su Pepsi-Cola beje, prie tenais. Tai apyvarta yra kosminė. Neįmanoma būdavo, kad tau užtekdavo ledų vežimėlio visai dienai veždavo papildymą. Tai ta prekyba nuolatos yra. Man prekybinis, prekiauti yra faina. Pardavinėti, ar tu gyvą daiktą, ar ne, tai tas dalykas tikrai yra. Ok, tai taip jau kaip ir aišku, kad pardavėjas ar prekybininkas galėtų būti tavo antras vardas, ne? Tai, o tada per profesionalią karjerą einant, tai atidirbai to įmonėj DS Max kažkas to. DS Max, kiek ten laiko pradirbai? Nedaug, gal 3-4 mėnesius. 3-4 mėnesius, ok. Ir sako, Juozai, pardavinėsi knygas ir išėjai. Ir išėjau. Koks buvo kitas žingsnis? O tada gavau pasiūlymą netikėtai prisijungti prie, tuomet dar buvo Vilniaus bankas, ir pardavinėti investicinį gyvybės draudimą. Ką žinojai apie draudimą tada? Tai kažkiek jau žinojai iš tų 3-4 mėnesių? Nelabai. Ten tiesiog mašinos draudimas, bet ten buvo apie žmonių draudimą ir taip toliau, bet irgi panašių principų, bet jau įdarbinant į banką. Ir 2004 spalio 21 diena mano buvo, kaip šiandien atsimenu, pirma diena Gedimino prospekte 60 Vilniaus banke, dabartiniam SEB banke. Ir va ten prasidėjo turbūt pagrindinė karjera, pagrindinis darbas su pardavimais, su pažintim, su visu šituo, kur man atrodo, kad čia turbūt bus gerai. Nes, limpa, žinai, ir plus mokymai, žinai, plus į tave investuoja, kad tau gerai būtų, nori iš tavęs iš jauno apsipešiojusio platų kostiumą dėvinti su baisiausiu šlipsu, kurį tik įmanoma turėti einant į darbą žmogum. Bet jį nori įsivystyti, žinai. Ir visai neblogai sekėsi, žinai, ir tikrai žiūriu, kad mano, žinai, bendravimas su žmonėm, neturto draudimas, ne kažkas, bet žmonių. Apie jų investavimą, apie pinigus, apie pasitikėjimą. Ir iki šiol turiu žmonių, kas yra įsivedęs telefone Juozas draudimas, Juozas SEB, pavyzdžiui, ne, ir nekeičia. Ir okei.
Nes tai įsivaizduok, jeigu 2004 metais sudaryta sutartis, galbūt šiemet kažkam baigėsi sutartis ir jinai tada jie sako, o kaip faina, kad patikėjau, kad reikia kaupti, reikia investuoti ir taip toliau. Nu ir tada prasidėjo ta visa karjera, žinai, šiek tiek tada buvau kaip pakeitęs kryptį į paskolų pardavimą ir išdavimą. Ten buvo blogai, ten reikėjo suprasti finansus, debetai, kreditai, vertinti ataskaitas, pristatinėti projektus, tai ten iš manęs buvo juoko labai daug. Kaip aš pristatinėjau projektus, sakau, taigi aš tikiu juo. Žinai, bankė neužtenka tikėti. Tai yra feilinių projektų, kuriuos aš žinau, mano dėka prafinansavom, bet sakau, kad man geriau pardavinėti. Ir tada atsirado sveikatos draudimas mano gyvenime. 2005 metais atsirado sveikatos draudimas mano gyvenime ir jis iš esmės mane lydi iki šiol. Tik aš dabar jau aktyviai neprekiauju, bet kai tik 15 metų buvo super aktyvaus darbo, būtent pardavinėjant darbuotojų sveikatos draudimą. Kai aš atėjau į tą rinką, jinai buvo gal kokia 500 000 litų. Kai aš išėjau iš jos, buvo 34 milijonai, dabar yra 120. Įsivaizdavimai, kaip jinai įsibūmina. Kai tu išėjai buvo 34 milijonai, kiek milijonų juozo buvo sugeneruota? Ne tai, kad jau juozo, bet pusė buvo... Sebo. Nebe Sebo, čia buvo jau draudimo brokerio bendrovės paskutiniai, kur aš dirbau, nes čia buvo 2020 metų, užtruko 15 metų tam dalykui. Bet pradžia buvo, tik 2 draudimo kompanijos, kurios teikia tą paslaugą, tai kai aš jau dabar yra 7, tai didžiulis skirtumas buvo. Bet ten realiai prasidėjo tikrasis draudimas, tas B2B, žinai, nebe fiziniam asmenim, aš visiškai nuėjau nuo fizinių asmenų. Ir tada formavosi jau tas juozas. Ok, tai dar taip, kad timelanas, laiko juosta, kad būtų aiški tavo kaip pardavėjo karjeros, tai Sebe kiek tu laiko prabuvai? 4 metus padirbau kaip darbuotojas, dar 2 metus dirbau kaip priklausomas tarpininkas. Nes buvau išėjęs, bet labai trūko ir šalia turėjau, nes mano know-how buvo gera, kompetencija gera, tai man teko padirbti kaip priklausomų tarpininkų už komisą. Ir čia irgi labai fainas dalykas, nes šiaip galiu pasidalinti, dabar jau tiek metų praėjo, čia nekonfidencialumas. Pirmas mano toks komisinis didžiausias buvo 35 000 litų. Oho, ir čia mes kalbam apie dar prieš krizinį laikotarpį. Taip. 2,5, 2,6. Tai aš nuėjau banką visus grinus pinigus pasiėmė, man labai buvo įdomu palaikyti. Tokią sumą pinigų, žinai. Tai šiaip gerai, galima buvo gerai gyventi, bet tie, kas dirba, nes, žinai, jeigu tu mažiau dirbi, tai mažiau uždirbi. Nes jeigu tu gyveni tik iš komisinių, bet šiaip galima labai gerai gyventi buvo. Ok, tai Sebe, tada priklausomų tarpininkų padirbai? Jo, ir tada, jeigu taip karjerą tęsim toliau, tada buvo tarpas šiek tiek įdomus, nes mane pakvietė vienas bičiulis dirbti su nekilnojamo turtu didelio koncerno, čia didelios grupės dalimi ir aš buvau už investicinius projektus atsakingas. 8 mėnesiai ten buvo mano karjera ir jinai pasibaigė su neišmokėtais atlyginimais mums ir panašiai. Bet ten irgi buvo įdomu, nes kita kryptis ir galvau, gal čia mano, nekilnojamas turtas, šiek tiek kažkokie projektai, įdomus, svarbus žmonės, bet trūko to draudimo, trūko tos prasmės, žinai, kai tu gali padėti žmogui, ten pagydyti sveikatą, greičiau pas gydytoją. Ir tada aš prisijungiau prie, dabar jau nebėra tos kompanijos, jinai vadinasi MetLife kompanija, gyvybės draudimo bendrovė, ten buvo ir ten 2 metus dirbau. Gyvybės draudimo bendrovė, ten ne per geriausiai sekėsi, produktas buvo kaip tik po krizinis laikotarpis, labai sunkiai atsigauna organizacijos, labai sunkiai ten pensijų kaupimas buvo ir tradicinis gyvybės draudimas, kuomet čia šis niekas nekalba labai apie jį, koks šis draudimas. Neskiria žmonės rūšių tradicinis gyvybės draudimas arba nelaimingo atsitikimo draudimas. Tu turbūt irgi nežinotum. Tai va, tai ar esi draustas, sakys, kažką turiu. Čia klasikinis atsakymas. Kažkur kažką turiu. Bet šiaip statistika rodo, kad beveik 95% mirčių vyksta dėl natūralios mirties arba ligos, bet ne dėl nelaimingo atsitikimo. Čia nukreipimas. Tai ten po 2 metų aš išėjau, nes man vėlgi trūko sveikatos draudimo. Ir toks gaunasi, tu visą laiką, žinai, pabėgi nuo jo,
bet jis tave taip traukia, kad tu tiesiog negali. Ir tada grįžau draudimo brokerių bendrovę. Nu ir tada toks užsisuko visai neblogas, kaip sakyt, variklis to viso draudimo. Tada prisijungiau prie dar kitos kompanijos, būtent irgi draudimo brokerių, dar didesnės, daugiau žmonių. Nu ir tada ta kompanija nupirko dar didesnis draudimo brokeris. Ir va taip tas laikotarpis ir ėjo, žinai. Jeigu taip žiūrėti iš, kaip sakyt, iš organizacijų, kur aš dirbau kaip darbuotojas. Bet dar šalia to visą laiką buvo kažkas tai, kas lydėjo šalia. Ne, tai tiek metų perėjus galima daugiau papasako dalykų, žinai, kurie tiesiog yra įdomus galbūt. Robertą Kiyosaki turbūt žinai. Ne, tai mes su žmona su juo susipažinom 2005 metais. Gyvai. Ne. Susipažinau, tiesą pasakius, su leidyklos Sirokas savininku, tokiu Gintautu. Ir jis atėjo pas mane paskolos ir sako, aš turiu verslo planą, va, išleist knygas. O gal nori pasakyti rankraštį? Pirmą kartą gyvenimą skaičiau rankraštį knygos. Ir ten buvo Du tėčiai turtingas ir vargšas. Ta žinomiausia legendinė knyga, žinai. Tai man paskui visas knygas nešė, aš visas esu jas perskaitęs ir ne po kartą, visas jas turiu. Ir vaikam stumu, kad skaitytų ir panašiai. Būtent Kiyosaki. Jo. Tai ten buvo pati pradžia apskritai susipažinimo su verslu, su santykiu. To, žinai, tie kvadrantai, tas D darbuotojas, ten investuotojas, verslininkas, žinai, ir taip toliau. Ir ten labai aiškiai parašyta, tu iš samdomo darbo, va taip standartiškai, tu nebūsi milijonierius ir nieko neuždirbsi. Tu turi daryti verslą. Dirbk darbe, žinai, nuo 8 iki 5, darbo daryk verslą. Nu ir kai pasieks tavo verslas bent jau pusę pajamų, kurias tu gauni, galbūt gali pagalvoti apie eit full all in, žinai. Nu tai ką mes galvojom, darom verslą su žmona. Ką mes padarėm? Pažiūrėjom skelbiu LT puslapyje verslo idėjos, tokia yra skiltis. Ir ten buvo idėja, tai reikalingas investuotojas, 20 000 litų, vairavimo mokyklos atidarimui. Utenoje. Nei patirties, nieko. Kodėl? Nes yra instruktorius ir kažkokia vadybininkė, kuri galimai, žinai, galėtų padėti. Nubandom. Sėmėm leasingų mašinas dvi, žinai, iš banko, kad viską atidaryti vairavimo mokyklą. Nu, tai 1,5 metų turėjom šitą verslą. Tai labai blogai. Bet pirma, aš vadinu diplomas. Pirmas verslas yra pirmas diplomas. Pirmas magistro laipsnis. Ir teisingai supratau, gal nėra smagu apie tai šnekėti, bet kita vertus, kaip ir natūrali raida baigėsi bankrotu. Ne, aš pardaviau už 1 litą. Bet jeigu minus, čia skaičiavau gal kokia minus 50-60 tūkstančių litų, jeigu tai viską žiūrėt, su įrengimu, su motociklą dar ant galo nusipirkom, neveikiantį iš Anglijos. Ta prasme, jeigu yra įmanoma padaryti visas klaidas, ties ir padarai. Ta prasme, blogai, dabar skamba juokinga, žinai, bet pirmos patirtis su Sodra, su VMI, su visokiais leidimais, ne? Kalną pamokų ir know-how nusipirko už 500 000. Jo, tai aš sakau, čia yra pirmas magistras. Ir negaliu pasakyti, kad tai yra bloga patirtis, tai yra nesėkminga, nes tu labai jaunas, dėl to aš dabar galbūt labai būsiu nepopuliarus, bet dabar visą kartą jaunoji nori būti verslininkas. Iš karto. Baigiau mokyklą ir jau verslininkas, nes labai atrodo lengva, du video į Instagramą, peržiūros ir tu jau ten plauki milijonų gauni šitą, kur ten duoda ten statulėlę ar kažką už 1000 peržiūrų ar kažkiek. Tai nieko panašaus tais laikais nebuvo, reikia labai sunkiai dirbti, kad, žinai, kažkas tai gautųsi. Bet kažkas gavosi, negali sakyti, būdavo ir ten pilnai, bet yra, pilnai užbukintų ten klasių, pamokų ir taip toliau, bet eiktų fainai ten su draugais Utenoj varinėjom per visus miestus, per visą miestą, daugiabučiuose klijuoti visus plakatus. Visa tavo paramoga, žinai, visur, toks yra tame žavesio, toks, partizaninis, dabar tai, žinai ką, Facebooko peidė reklama, dar kažką, kas tada, nieko nebuvo, jokio Facebooko, gal tik užuominos, bet kažkaip nebuvo tiek daug. Tai pirmas toks verslo minusas, žinai, pakankamai didžiulis, toks šiek tiek traumuotas, bet ką, varai toliau. Tai čia vienas iš verslų, kuris buvo pirmas diplomas. Tai su šituo verslu paskutiniu, man atrodo, aš esu daktaro laipsnis arba profesorius. Juokauju, nes jų pakeliui buvo 6.
Skirtingi verslai. skirtingi Jo. verslai. Arba pabandymai juos daryti. Jo. Ar turėjai kokį nors exitą, tą vadinamą, kada parduodi, neužlipa? Turėjau. Tai 2010 metai mes atidarėm vyno ir gardėsių parduotuvės. Vilniui? Jo, Vilniuje. Tai buvo Žirmūnų Rimi, Savanorių Rimi ir Jeruzalės Rimi. Irgi čia mano mama, kol dar buvo gyva, tai jinai kaip lydino šitą visą reikalą. O aš šalia, kai buvau investuotojas ir dar tokie buvo 2 partneriai, bet reikėjo vis tiek būti vadovu kažkam. Tai nes reikėjo ir parduotuvėse būti ir panašiai. Tai ten, sakyčiau, yra smagus verslas emociškai, nes darydavom ir tokius renginius ir labai daug teko pakeliauti. O pakeliauti dėl to, kad tave kviečia į parodas, kviečia tiekėjai, tiekėjai kviečia tave ten prekių, nes tu jau esi, žinai, tu esi pirkėjas. Aš buvau ir pirkėjas, ir pardavėjas. Pardavėjas esu esi parduotuviai, bet pirkėjas tau reikia užpirkti. Tai pirkėjus labai mėgsta kviesti, žinai, kad viską duoda. Tai tas yra smagu. Labai daug teko pakeliauti po visokias, žinai, ir vyninės, ir visokias parodas, ir konferencijas, ir priėmimus, ir trumų ragavimą ir panašiai, nes, tu tipo didelės čia, žinai, didis verslininkas, nors nieko ten labai blatno nebuvo. Bet emociškai tai buvo faina. Ten, žinai, ir svečių atvažiuodavo, ir darydavom visokius gyvus renginius, tai, bet labai sunkus verslas. Labai sezoninis, žinai, jeigu per kalėdas tu gali užsidirbti 6 mėnesių maždaug priekį. Šiaip įsivaizdavam. Dabar matai nebedovanoja, negalima dovanoti vynų kalėdom. Ir šiaip dovanų politika dabar oficialiai negalima alkoholio dovanoti. Tais laikais dar buvo galima. Tai žinai, kai organizacijos užsako ten 300-400 vienetų arba 1000 vienetų dovanų, labai gerai pasijaučia. Ir tada tikrai gali, kaip užgyventi šiek tiek, bet tada, žinai, vasaris, kovas yra tragiški mėnesiai. Tai, bet čia irgi pamokos, žinai, ne, iš priekybos pamokų, žinai, kai tu viską... Priekybiniai pardavimai irgi pardavimai. Bet kai tu viską, žinai, mokai valtais atlyginimais, nori ramiai miegoti, žinai, matematika nebesueina. Ir su per didelė plėtra mes sužlugom, sakyčiau taip. 2 parduotuvės gerai važiavo, bet mes norėjom dar, mus skatinam dar plėstis, nes visai neblogai tas mini tinkliukas važiavo. Bet vis tiek investicijos nemažos atidaryti parduotuvę. Ir jeigu nepaeina iš karto, visi skaičiai subyra. Tai va, tai mes pardavėm. Mes pardavėm. Suvalgė kažkas į tam didmenininkui, jo, tai toks ten, taip, išėjom, ką žinau, ne tai, kad ant nulio, šiek tiek su minusu, bet jau nebe tai baisu. Vis tiek su minusu, nėra, kad ten prieaugis kažkoks ir taip toliau. Bet pavyko bent jau, žinai, kad žmonės dar dirbo kažkurį laiką, ten jau paskui gal po metų ar pusantrų jie užsidarė, bet iš esmės viskas liko, tai morališkai labai faina. Niekas nieko neatleido, tu išėjai, palikai, atsisveikinai, perdavai kitiems, sistema veikia, visi tiekėjai yra, viskas yra, tai toks visai įdomi patirtis, bet labai sunku. Ir po to man buvo labai didelis gepas, bet kokio verslo noro daryti, bet kokio. Manęs su jokių pinigų ar ten nebūtum nuvaręs daryti verslą. Tikrai buvo labai, labai, labai sunku. Paskutiniai turbūt, ką atsimenu iki šiol, tai žinai, kai sugalvojo mokesčių inspekcija iš ankstinį PVM tau nuskaičiuoti. Tu vis tiek kažkiek sąskaitoj pinigų turi ir tau nuskaičiuoti, tau reikia mokėti atlyginimus. Tai tuo metu aš dirbau įmonės, kaip darbuotojas, tai aš iš savo atlyginimo sumoku avansus. Nes jiem reikia, aš pasakysiu kaip vadovas jiem, žinai. Tada lauki savo atlyginimo dalies. Tai taip ir sukės, tai labai sunku, tai viskas, kas susijęs su mažmeninė prekyba, man yra dabar stop. Prasme, kai aš pamatau, kai žmonės nori ten kurti, bus gražu, daug priinvestuoja centre, kur nėra srauto, tai yra iš karto. Dažniausiai pasiteisina, ką aš matau, daro ir užsidaro. Nes visiems labai gražiai atrodo, bet tai galėtų būti hobis. Jeigu tu tikrai turi pinigų, jau užsidirbęs, kažkokį turėtų tokį tau smagu pačiam būti, bet... Kaifuoji kažko, mane, bet scalable kažkoks biznis. Šitom prekiam, Ir nežgalvoju, tu turbūt pirmas svečias, kuris turi tokį platų, kaip čia, ne tik, kad metų daug pardavimuose, tai tu pardavinėjai jau ir 20 metų, ne, mes čia suskaičiavom. 20 kelis. Čia viena, antra B2C ir B2B esi paragavęs ir dar netgi retailo esi paragavęs, kas irgi yra pardavimai ir vėl kitokie, nes tai yra masiai, tai yra... ir srautai visai kitokie ir
daug kitų dėsnių, kas persipina jau su marketingu ir taip toliau. Ir žinai, ir taip galvoju, aš podcast'o pradžioj ten nagrinėju, kas yra tas pardavimas, o ką tau reiškia pardavimas? Ką tau reiškia žodis parduoti, pardavimai? Lema, galvoju, apie kad tu paklausai klausimą, bet nepasiruošiau. Toks plačiai. Labai gerai, reiškia, ateis gyvas. Jo. Vis tiek kažkokios galbūt vertės sukūrimas, ir mainai, gal turbūt yra mainai. Dabar galvoju, ne, iš kur atsirado tas, žinai, visų iš to žydiško, kaip sakoma, biznio, ne, ar ten iš kitų, kai buvo labai dar prieš istoriją, tu man tą, aš tau aną, ten tarkim, tu man grūdus, aš tau cukrų. Čia turbūt irgi. Bet ką perkant, ne, ar tai būtų paslauga ar prekia, ne, tu man duodi pinigus už kažką. Tai vis tiek tai yra mainai kažkokie. Abi pusės, jos turi būti patenkintos kažkuo. Tai aš sakyčiau, turbūt labiausiai mainai. Ten paskui apie patį visą tą, kaip daryti, galėsim padiskutuoti, bet čia turbūt labiausiai mainai. Tavo į mano. Tavo pinigus į mano prekę. Arba tavo prekę į mano prekę. Turime, man atrodo, čia yra mainai. Nes netgi kaip mes perkam, mes kažką tai perkam. Net ir darbuotojus, kaip mes samdam, mes esam irgi mainai. Tu perki mūsų valandas. Tai aš sakyčiau, kad jeigu taip labai trumpai nesiplenčiant, man atrodo, čia yra mainai. Mes čia susitinkam, aš manau irgi lygiai taip pačiai ir dar intro miniu, kad tikiu, kad pardavimus mes vykdam absoliučiai kiekvienoje transakcijoje. Tai transakcija ir yra, kitais žodžiais tai, kad tu paminėjai mainai. Ir dar įdomu, tu jau šiek tiek užsiminėjai apie tai, kad ir netiesiogiai pasakodamas per savo istoriją, kur tau buvo smagu pardavinėti arba verslą kurti ir kur ne, ir užsiminėjai apie pridėtinę vertę. Tai, žinai, šito podcast'o pavadinime pardavimai išskiriau žodį davimai. Ar tau svarbu yra duoti parduodant? Taip, aš esu toks, aš labiau davėjas negu gavėjas. Aš pasąmoniai žinau, kad kažkada galbūt ateis, bet tai nebūtinai aš taip sąmoningai tikiuosi to, ne, ir taip toliau. Ir tas pats Kiyosakis, kur aš tikrai labai daug gyvenau su juo. Su juo, su Brianu Tracy'u ir ten Bodu Šaferdu ir šitais visais. Man patiko, aš labai mėgdavau daug skaityti, įsikvėpti ir kažką daryti. Ne? Tai ką jis sakė, negalėk buhalteriai ir bažnyčiai. Aš niekada negalėjau buhalterijai, kad ramiai mėgotum, nes verslus tikrai ir mokesčių inspekcijos ir panašiai, tu visą laiką turėdavai padaryti taip, kad būtų tau ramu. Su bažnyčia taip, kitaip, bet šitas temos turbūt nebūtina liesti. Bet čia lygiai taip pat apie davimą. Ne? Tai ir jeigu tu visą, kad tik prašysi, būsi paprašaik. Nors dabar aš daug prašau. Ir man, aš perspėjau, kad aš prašysiu, nes man reikia pagalbos. Tokiam su dabartiniu verslu, ką darom, yra ok. Ja. Bet beje, parašyti labai žmonėm yra nesmagu. Nes kažkokia ego paminė, dar kažką. O tiek metų dirbant jau yra ok. Tak, žinai, man yra ok. Man yra ok būti nebefainu. Aš visą gyvenimą norėjau visiems patikti. Kol paskaičiau tą legendinę Steveno Jobso frazę. Kai nori visiems patikti, pardavinėk ledus. Ką tarp kitko tu kažkada darei savo gyvenime. Jo. Ir tikrai esi labai fainas, nes tai žinai. Tai nebe visiems aš patinku. Ir ok. Ir turbūt vienas iš dėl ko dažnai būna, kad nepatinku, esu gavęs nemažai replikų. Netiesiogiai nieks nėra pasakęs, kad jis į pinigus orientuotas. Labai daug. Tikrai esu daug gavęs. Ar tai tiesa, kad tu esi į pinigus orientuotas? Taip. Ir aš nesigėdinu dėl to. Aš noriu, kad aplink mane žmonės irgi gerai gyventų. Aš noriu gerai gyventi. Man negėda norėti gerai gyventi. Ir kaip dažnai sako, čiagi mes atvirai kalbame, ne? Čia nėra ko slėpti. Nes, jeigu bus, tai bus. Tai sako, oi, man svarbu, žinai, prasminga veikla ir pripažinimas. Ir aš duodu pavyzdį. Tu dabar ateini į parduotuvę. Bet kokią. Prekybos tinklą, prisidedi prekių už 150 eurų. Nuskanuoji ir sakai į tą, kur aparatą reikia paliesti kortelę. Aš pripažintas. Ir pažiūrėk, kas bus. Ne? Šiaip, čia, humoras, bet taip yra. Tu turi, jeigu ypač dirbi pardavimuose. Jeigu tu dirbi socialinėje apsaugos ministerijoje ar ten kažkur, tau natūraliai, tu neturi net šansų. Bet jeigu tu dirbi pardavimuose ir nenori užsidirbti ir daug užsidirbti, kažkas prasilenkia. Nes pardavimai yra apie sėkmę, apie daugiau, apie užkariavimą,
žodis kažkuriavimą netinka šitam visam kontekste pasaulio, bet laimėjimą, tą patį pripažinimą, ane, tą dopaminą tokį ir panašiai. Tai čia va turbūt apie tai. Girdžiu ir priemu. Ir kadangi tu apie pinigus esi orientuotas ir šiek tiek jau pasidalinai, labai fainiai, kad taip atvirai, žinai, daliniesi ir tikrai turim mes tos stigmos kalbėjimo apie pinigus, kalbėjimo apie norą uždirbti pinigų ir turiu aš, žinai, ir savo minčių teorijų ir nebūtinai, kad, žinai, nemažai ir sovietmetis prie to yra prisidėjęs, žinai, neišsiskirti, kapitalizmas savaime blogai ir taip toliau. Tai linko vedu, kalną turi pardaviminės patirties ir dirbai draudime, kur mes žinom, kad komisas sudarydavo tikrai nemažą dalį. Tai galėtum ten šiek tiek papasakot, kaip atrodė tavo pardavimų atlygio kompensacija, ta struktūra ir gal kažkokį didžiausią čekį galėtum pasidalinti. Galiu, tai man čia viskas paprasta, žinai, tas skaidrumas yra. Tai kai aš dirbau grinai ant savęs, mes gaudavom 10% komisinio nuo sutarčių. Tai aš atsimenu dar dabar galiu pasakyti 2000 turbūt, kada čia 14-13 metai, tai vidutinė alga buvo, čia dar palauk, euro nebuvo, nebuvo, euras 7,5-8 tūkstančių litų. Vidurkis toks ir rankas gaudavosi kiekvieną mėnesį iš tų sutarčių. Tai toks vis tikrai gerai. Tikrai gerai, kai dar turėjom tik tai vieną vaiką, man buvo, man atrodo, komfortiška. Ta prasme, tais laikais gyvent. Paskiau mes perėjom draudimo bendrovėje su didesniais atlyginimais, bet be papildomo komiso. Šiek tiek kitokia buvo filosofija, ir jinai buvo labai gera, labai ir klientų orientuota, bet tiesiog gaudavai bazę didesnę. Kodėl jums buvo gera? Nes mes čia irgi turėjom vieną pašnekovą, tokį Edvardą Karžinauską, linkėjimai jam, kuris pasakoja apie tai, kad yra netgi viena knyga Sales Machine, bet ne ta standartinio, kita Sales Machine, kur būtent ir šneka apie tai, kad pasižiūrėkim, hebra, tam tikrų kampų, kad nebūtinai pardavėjam reikia komiso. Ir tai gali būti naudinga. Man visai patiko, bet matai, labai bazė turi būti komfortiška. Nes jeigu bazė yra, kaip daug kas sako, tai va minimumas ir tada kiek uždirbsi, ne? Bet tam minimumui tau apsirengti reikia normaliai. Daug kas sako, tai žinai, minimumas ir tada jau be lubų. Bet biški lubos yra. Arba be lubų, bet visai, jeigu tavo bazė yra kaip be jokio, ne tai kad komforto, bet be tokio minimalaus pagrindo, ne, kaip sako, va čia pagrindė, tikrai labai girdžiu. Minimumas ir tada jau neribot. Tai toksai, ir ten tikrai, va, toj kompanijai, tai, bazė buvo normali, ir tada, žinai, tau gera dirbti ir tu nori daryti daugiau, va tada tas pripažinimas labai svarbu yra. O pažiūrint, žinai, taip iš, nes aš tikiu, kad mus klauso ir žiūri nemažai ir head of sales, įmonės savininkų, kurie, žinai, galvoja arba pradėti kurti pardavimų komandą, arba jie turi, kaip čia formuoti, kaip čia bonusinės sistemas dėti, tai biški, iš viršaus pažiūrint, kodėl tuo jūsų atveju veikia, kad nebuvo bonusai. Ar dėl to, nes buvo kruopščiai atrinkti žmonės, kurie yra tikrai kompetentingi ir veržlus, žinai, ar tai yra svarbu, nes, žinai, ir yra tas kitas pasakymas, pardavėjas visada turi būti alkanas, ne? Kad jeigu jisai jau pajaučia tą komfortą, jis tada nebesistens. Tai kaip manai, kodėl tam pas jumis pavyko? Aš jau kaip prisijungiau, tai jau buvo suformuota, man jinai tiko ir patiko, ne? Jau įkūrėjau kompanijos, tai aš labai, ir kaip aš norėjau daugiau, aš tam tikrą susitarimą buvau susitaręs, kiek aš gaudavau dar ekstra, ir tai buvo tikrai, kaip pakankamai gerai ir komfortiška. Dabar apie tą alkanumą. Kaip sako, žinai, reikia žmonės motyvuoti. Pirmas dalykas, reikia žmonių nedemotyvuoti. Jeigu taip žiūrėta, ne? Tai ta motyvacija, jinai kyla iš daugelių dalykų, ne? Iš tavo vadovo, iš to darbo, kurį tu darai, kaip tu darai, ar tu gauni pamokų kažkokių, tai ar tu turi sėkmės istorijų, įkvėpimo ir panašiai. Tai tada prasideda tas alkanumas. Šiaip pardavėjas, jis turi turėti alkanumą. Jis tada nėra pardavėjas, jeigu jis nealkanas. Yra buvę man vienu atveju, kad aš suabejojau savo alkanumu. Ir labai pradėjom gerai gyventi. Yra. Ir kai labai viskas ėjosi ir sekėsi ir pardavimo planai jau ten rugsėjo mėnesį padaryti ir dar potencialus pardavimas, o kam, o gal kitiem. Ir tada aš supratau, va čia yra blogai. Va čia jau yra tada blogai.
Tai tada... O blogai, ar teisingai suprantu, dėl to, nes tada, kaip čia, savo pastangas pradedi taip dėlioti Tingėti. įmonės gerbuvio sąskaitą, ne? Nu, nes, aš nebegausiu naudos, tai tada keliu į kitus metus, o iš esmės, tas pardavimas Čia gali blogai, dingti. čia blogai, aš buvau save pagavęs, tada galvoju, tai gali būti pasiekmė, kad kažko reikia ieškoti. Gal tu pasiekiai kažką, tai jau, čia ta prasme yra toksai ir man tas etapas buvo. Arba būtų galima sakyti, kad bonusinė sistema tave atvedė į tokią vietą, kada... Taip, čia gali būti irgi. Čia gali būti, jeigu taip analizuojant, turbūt tas irgi turėjo labai didelės įtakos. Nes ar tu parduosi dar daugiau, ar mažiau, dar kitą metą didės planai, o tu, žinai, jeigu būtų 1:1, ar ten kažkaip, galbūt kitaip. Tai va, čia tas dalykas. Dabar, ką tu sakai apie kaip kuriant, tai pirmas dalykas tikrai jis turi norėti užsidirbti. Jis turi būti alkanas, turi paimti dar vieną ir nebaigti dienos be 20 ten skambučio ar 30. Čia apie technologijas galėsim pasišnekėti, technikas, kiek esu visko išbandęs. Bet jeigu tai yra tiesiog, tai neišeis nieko. Tiesiog dirbti pardavimas. Tu turi tiesiog visą laiką always be selling, ne tas ABC, ar always be closing, bet always be selling. Tas pats, visą laiką pardavinėk. Mes šiaip gyvenam pardavimuose, ar tu su šeima kalbė, su vaikais, ar tau reikia susiderėti dėl kažkokios kainos, tu visą laiką pardavimas. Tik mes patys to sako, aš nepardavėjas. Daug tokių, žinai, aš tai, pardavimai. Susidarė irgi. Bet čia pardavimai yra labai sunku. Ir tu gali aplausti, 100 žmonių, kas nori būti pardavimuose, 2-3 išeis į priekį. Ne, sako, aš geriau pabūsiu ten, aš sutvarkysiu viską. Tai va apie tą, žinai, hunterį ir farmerį. Abeje, gavau vieną kartą pas vieną klientą. Sako, tu hunteris ar farmeris? Sakau, nežinau. Nebuvau girdėjęs šitas frazės. Tada googlinau. Norėjau skambinti, aš esu hunteris. Ar aš moku farmint? Taip. Bet tas adrenalinas ant kalnais yra didesnis ženkliai. Iki pasako taip. Pačiai yra problema pardavėjo. Ta diena, kai pasako taip, nebeįdomu. Ja. Ok. Tai užfiksuojant šitą, ir dar žiūrovam trumpai galim jų suvokimą padidinti, tai hunteris yra tas, kuris pastoviai ieško kažko naujo, o farmeris iš esmės, kai jau yra kažkokia, pavadinkim, sutartis arba įdomu, ir tada tą patį klientą masažuoja, čia galima, kaip čia, account manageriai būna farmeriai. Darbas ir labai įdomus ir daugam, kuriam patinka aktyvumas, bet nori pabūti ir šiek tiek su savimi ir behind, tai čia yra idealus darbas. Esamų klientų priežiūra, pripardavimas, ekstra dalykas, santykių palaikymas, yra nuostabus darbas. Tikrai gali pasiekti gerų rezultatų, bet nebūtinai eiti šaltai pardavinėti. Tai ar gali būti susiję, kad tau hunteriui, tu gavai tokį atlyginimą, kuris tavo hunterio, kaip čia, neiššaukė? Aš taip pasakysiu, ne? Tai neminint video, aš buvau paprašęs. Sakau, aš noriu uždirbti 10 000 eurų. Taip. Man prašom sudėlioti planą. Tiesiog aš noriu rankas tiek turėti per mėnesį pinigų. Ir aš negavau tą planą. Ir man tas yra labai viduj toks, skaudu, jeigu man ateitų žmogus, pasakytų, aš viską daryčiau, kad tas planas atsirastų. Gal tai yra utopinis planas, tai reikia, nežinau, dieną naktį dirbti ar ant galvos stovėti, bet aš jį duočiau. Nes ką tai reiškia, vis daug, tu sakai ne. Tai viskas tau užsidaro. Bet jeigu tu atneši padarai, viskas yra, nesakyk, kad aš tau nedaviau planą. Gali būti sunkus, nerealus, parduok ten kažką, tai nežinau. Tai, bet jis turi būti. Jeigu sakyt, bėg 100 metrų per 2 sekundės, tai nenubėgs, žinai. Bet nieks nesako, žinai, ar tau pačiam reikia bėgti, ar ten, čia kaip pavyzdys. Tai man norisi, žinai, tada, kaip, žinai, klausia atlyginimo, kai dabar pardavėjai, ne, kiek tu nori gauti, o ką tu gali duoti atgal? Irgi, ką tu už tai padarysi? Nes, čia labai svarbus momentas yra iš tų pinigų, kai tu, žinai, irgi sakai, ir dabar man okei ten tiek ir tiek, o kodėl tavo okei tiek ir tiek? Nebiškai pagluminau. Mes sutarėm, kad bus atvirai, žiūrėk. Nes, jo, tu gerai vedi ir žinai, ar tu mane čia dabar klausai, ar čia retorinis buvo klausimas? Retorinis. Retorinis. Ok.
žinai, laikas bėga, labai fainai, aš taip jaučiu, kad daug vektorių skirtingų su tavim galėtume mes nulėkti apie pardavimus ir šitoj temų šnekėti. Užsiminiai keletą kartų apie pardavimo technikas, įrankius, būdus. Va čia ir neseniai paminėjai, kad daug skirtingų per savo gyvenimo patirtį esi tu panagrinėjęs, tai gal aš taip norėčiau tokią platesnę temą atverti, tai savęs developmentas, galvoju, kaip čia, kūrimas lietuvių kalba, ne, tobulinimas kaip pardavėjo. Kaip tavo šitą kelionę atrodė, kiek tu bendrai tam skiri dėmesio, sąmoningai, nesąmoningai, seminarai, knygos, technikos? Skiriu, šiaip dabar gal šiek tiek mažiau, bet tiksliai nemeluoju, dabar daugiau, bet labai dabar specifinio, į mūsų verslo orientuotą, į SaaS būtent, ne, tai software as a service, kaip įrankio technologinio, nes visą laiką aš turėjau irgi, kaip draudimo pardavinėjai, tu pardavinėjai pažadą, o portfoliuose mes nieko neturim. Tu vandenį gali pačiupinėti, ten šokoladą gali paragauti, čia nieko, draudimas, mirsi ar nemirsi. Šiaip, susirgsi ligą ar nesusirgsi. Iš esmėsgi toks dalykas, ne? Tai labai daug tas pasitikėjimo davimas yra ir gavimas. Tai dabar kalbant apie technologijas, ne technologijas, metodologijas. Tai kaip ir minėjau, aš visą pradėjau, kiek jo sakėt, labai daug Briano Tracy'o skaičiau. Man pamatus sudėjo labai smarkius. Kurią knygą visi, tikslai, turbūt. Tada yra Sales, jo pagrindinė viena tokia tikrai, bet jos labai kartojasi, bet tas yra faina. Tiek kiekvienoje knygoje, jeigu esi žiūrėjęs, tiek tarp visų knygų ir tiek toje pačioje knygoje. Labai daug, kad tau įstrigtų gal. Apie tikslų rašymą, apie, žinai, nebaig dienos, bet 20 ten skambučių, susirašyk, arba iš vis ten buvo gauk per dieną 10 ne. Mano vienas geriausių turbūt palinkėjimas bet kuriam, kai tu parinėsi, kad gauni ne ir tu tikrai tau yra blogai, tu gauk 10 ne per dieną, turėk tikslą gauk 10 ne. Jeigu labai lengva, 20 gauk. Tada kitaip persiorientuos, ne? Mūsų nemėgsta pardavėjai. Tu skambini, tau nekelia ragelio, tave hostina, tu ten dar kažką darai, žinai, nenori tave matytis, nes, šitas vėl skambina, vėl pirks, o žmonės nemoka pasakyti ne. O čia yra kita, žinai, ne? Aš dabar prašau, pavyzdžiui, pasakyk ne, man yra lengviau. Ne, gerai, ačiū, kada galėsiu, grįžk rudenį, viskas. Man psichologiškai lengviau, negu tu man nekeli ragelio, rašai nesąmonės kažkokias ir panašiai. Bet labai daug, aišku, ir visokių video, ir tikrai į save labai daug dėjau, bet paranojiškai daug. Visokie whiteboardai, rašymas, tikslai, viskas vizualų, kiek turi pasiekti tikslą ant visų sienų, tik tualete nebūdavo, bet kur eini visur matai skaičius, ką tu turi pasiekti, kiek turi padaryti, gyveni su tuo. Čia tikrai tai žodžio... Taip, atsispausdinta 250 000 tavo įmokų planas, ir tu nesikabini visur, kur eitum. Namie turėdavai? Namie, biure, visur. Tavo vaizdinė čia yra moksliškai įrodyta, ne, pagal tai. Tada didini, bet tu žiūri, kad padarai. Tada, žinai, tau, patikėjai, kad užsirašai ir padarei. Tai mumsgi reikia labai tikėjimo, pasitikėjimo, nes pardavėjas dažnai neturi to pasitikėjimo ir dabar tu esi, žinai, labai jaunas pradėjęs dirbti pardavimuose, nieko neturi. Žinai, ar labai daug žmonės kaučina, sunkiai. Ar aš turėjau labai gerą į ką atsiremti, klausyti kažkokio tai pardavėjo ir paskui jį visur vaikščioti? Ne. Aš galvojus, neturėjau tokio mentoriaus, kuris mane kaip vestų labai ten, daryk taip ir bus gerai. Aš turėjau kitus vadovus, kurie palaikė. Darai, gerai darai, dar daryk, šaunuolis, taip, žinai. Bet kad technika, ir ypač 2004, 5, 6 metai, tų technikų nelabai buvo, bet knygų buvo. Tai tu iš knygų apie tas technikas ir aš iš knygų labai. Tai paminėjai Kiyosaki, kokias knygas iš jo išskirtum? Ar visas? Turbūt pagrindinė. Paskui viskas kartojasi. Turtingas tėtis, vargšas tėtis, tada ten ir tie visi investavimo kvadrantai, atsisakyk kreditinių kortelių, ten išeik į pensiją jaunas, išeik į pensiją turtingas, prasme, bazė, ten yra labai gera bazė, ką mūsų dauguma žmonių daro, žinai, jeigu tu gali gyventi iš 100% algos, gali gyventi ir iš 9%. Tai tas taupimo, investavimo labai sudėjo pagrindus, kas, žinai, leido paskui darbus keisti lengviau, nes žmonės dabar bijo keisti darbus, nes santaupų neturi. Jeigu taip žiūrėti, žinai, ne? Tai jeigu tu visai neblogai dirbi ir šiek tiek pasitaupai, tu drąsesnis esi bet kuriam savo sprendimui. Tai jau tų technologijų, paprastos, imi telefoną ir skambini. Jeigu taip žiūrėt, pas mus nebuvo, kaip dabar sequensai, ten sistemos visos, paleidi, nieko nedarai, AI jūs dabar,
Nu ką, buvo paėmė telefono numerį ir skambini. Paprastu telefonu, nebūtinai šituo ir skambini, ir pardavinėjai, nu, ir žiūrėk, ir kažkaip gaudavosi, ir keldavo žmonės ragelį, ir nieko ten labai įspūdingo, žinai, būni žmogum, klausi, žinai, ir dabar jau, kai ten, nu, dar daugiau lendi gilyn ir taip toliau, tikrai supranti, kad yra kur mokytis, ir man ir dar dabar. Aš daug labai nežinau. Ja. Labai daug nežinau. Aš žinau, kad tu daug naudoji tam tikrų technikų, nebūtinai esi jas kaip čia įgarsinės, taip žinai, ar įsivardinės, ar kažkur įsirašęs. Bet gerai, aš kitaip tada paklausiu. Tai, kad tu jau užsiminėjai, kad namie ir ofise buvai savo tikslus išsispausinęs ir prisiklijavęs. Ir dabar turiu. Nice. Ar turi tokių vidinių susitarimų, pavyzdžiui, per kiek laiko turi atsakyti laišką? Kiek daryti follow-upų, kada jau, kada numeti. Mes čia perinam biškai prie tokio, kaip ir customer experience, bet tai yra neatsiejama pardavimų dalis, nes vis tiek, kaip ir tu sakei, pardavimai yra santykis ir žmogus parduoda žmogui. Turbūt... Kaip atrodo ta juoza disciplina pardavimus? Aš dabar yra biškai pabirėjus. Aš dabar esu keliuose vaidmenyse, esu ir pardavėjas, ir vadovas. Man dabar yra ganėtinai sunku, aš esu treneris, kuris žaidžia 40 minučių. Tai čia yra bėda, bet atgal grįžtant... Bet komandai dovana, nes... Galbūt, čia galbūt reikia dar, žinai, ir paklausti žmonių, bet plus reikia dar galbūt daugiau dėmesio skirti žmonėm juos ugdant, nes scalable business tu nepadarysi, žinai, vienas. Turi komandą ir procesas, tai ties tuo labai dirbu, aš niekada nebuvau procesų žmogus. Aš buvau vienas vilkas, aplink save turintis labai stiprią komandą tų aptarnaujančių žmonių. Kai atneši grobį į jau uolą, visi sutvarko iki odos gabaliuko. Nu, aš tokį pavyzdį sakydavau. Atneši mamutą, sudeda, supjausto, šaldo, viskas veikia ir taip toliau. Bet aš jį sugaunu. Kažkieno pagalba, bet nėra, kad mes ten 10 žmonių gaudam. Tai čia šitas dalykas yra pakankamai svarbus tam visam medžiotojui ir tam darbuotojui. O, grįžtant turbūt prie aptarnavimo, pagrindinis dalykas, kuris, pavyzdžiui, su manim yra, ir aš jo visą laiką reikalauju iš savęs ir iš bet ko, ir turiu lūkas, tai yra greitis. Ir čia daug technikų gali, žinai, kad mailas skaityk ten, nežinau, 10 ryto, 12 ir 4. Čia irgi mano toks, ne tai, kad mentorius, kurį seku, žinai, ir taip toliau, daug tokių yra technologijų. Naudoji šitą? Ne. Bandžiau. Mano darbas yra, jeigu manęs klausia kažko potencialus klientas, aš neatsakau, man atrodo, kad aš vėluoju. Ar nieko nenutiks? Nieko nenutiks. Ar tiesa, kad kažkada tu turėjai savo išsikeltą tikslą atsakinėti laiškus per 1 minutę? Taip. Ir buvo gal 5 sekundžių rekordas. Kiek tokių laiškų būdavo? Daug. Tu prasme, daug. 10 per dieną? Ne, mažiau, bet čia, žinai, aišku, dar buvo ne visiems. Bet tam tikriam žmonėm buvo super, visi žinom, kad labai vertina, kiekvieną kartą pagiria ir kai tau reikia susirinkti feedbacką, neprašant, tai mes esam tuos feedbackus dėję į savo prezentacijos pabaigą. Kad čia yra nesuvokiami lygio aptarnavimas, nes tu tiesiog atrodo, kad budi ir lauki. Bet taip nėra, tu dirbi savo darbus, bet viską meti tuo metu, tau yra pusę minutės atsakyti laišką. Gavau, sureagavau, ačiū, yra, turim, super. Neturiu atsakymo, grįšiu per tiek ir tiek. Ir aš dabar ką darau, aš testuoju visus šaltus mailus, kurie man ateina. Paleidžiamas, matau sequence, man ateina laiškas, aš sakau, sveiki, įdomu, dar kažką, aš gaunu 0 response. Aš atsakau ir aš paskui dar jam primenu, o kodėl tu neatsakai? Tai kažkas taip pusė nedirba. Tai man atrodo, šita vieta leido šiek tiek aplenkti sistemą, aplenkti konkurentus dėl greičio. Mano akimi žiūrint, pardavėjai yra pakankamai, čia ne visi, bet yra lėtų pardavėjai. Tai čia iš tos metodologijos ir iš aptarnavimo klaidos. Aš dabar atsimenu, bandau, žinai, gaudyti, nes aš neturėjau pasiruoštų klausimų. Klaidos, gramatinės klaidos, tarpai, lygiavimas. Man tai yra, man irgi išmokė kolegos buvę, kur, ta prasme, ne. Ta prasme, paprastas lygiavimas ir 3 skirtingi šriftai pasiūlyme. Ne. Tai va taip, kaip tu raši ir labai kiti pyksta, bet aš turėjau pamoką, kad aš vieną pasiūlymą rašiau 18 kartų. Kol man jį aprūvino vadovas. Nepriėmė. 18 kartų. Ir aš galvojau į 3 raidės ir išeiti iš darbo ir viską, bet aš dabar dėkingas.
Nes tai yra tavo naujas standartas. Neišeis nekokybė. Tai man to kokybė ir greitis yra pardavimuose vieni pagrindinių stiprių dalykų. Ok. Dabar šiam gyvenimo etape, tai jau biškai užsiminėjai, esi Melpe. Čia gal sujungsim biškai. Prieš tai tu pardavinėjai draudimą, įvairų draudimą. Dabar tu pardavinėjai darbuotojų gerbuvį, bet kaip tu manai, ką tada iš tikro žmonės pirkdavo ir ką tu dabar iš tikro parduodai ir ar yra panašumų? Gerai, yra panašumų, nes mano pagrindiniai žmonės, su ko bendravom, yra iš personalo. Turbūt pats didžiausias panašumas su visa veikla. Iš produktų pusės tikrai ne, jie skiriasi, bet visa istorija gal Melpo šiek tiek keletą sakinių papasakosiu, nes kaip dabar atsimenu, mano telefono numerį turėjo apie 30 000 žmonių. Ir mes per pristatymus sakydom, jūs galite skambinti. Ir jie skambina. Ir pakankamai daug. Tai vėliau mažiau skambino, nes daugiau buvo kolegų ir mano tas numeris nyko iš sąrašo. Ir šis nebebuvo, man nebereikėjo, kad man skambintų. Čia tu kalbi dar apie draudimą. Jo, bet čia yra labai geras kaip įėjimas į Melpą, kaip atsirado ir aš tikrai galvojau, kas galėtų būti tokio, kad sistema tai galėtų daryti. Sistema, tavo yra klausimas, tu kažko paklausi sistemos, tau primena jinai ir taip toliau. Tai tokia buvo idėja, turėti tokią healthcare concierge. Lietuviškai tas concierge paslauga nelabai skamba, tai kaip kažkoks pagalbininkas tavo telefone, tai Melp iš esmės yra nuo medical help, more than help. Tai yra gražus help pavadinimas. Lengvesnis, Iš esmės, jeigu po Melpo visom raidėm, tai slypi M yra medicina, E yra employees, darbuotojai, L yra lifestyle ir longevity, o P yra protection and financing, ten, kur mes atėjom. Mes turime keliai kūrėjai. Ir iš L raidės realiai stengiamės suburti komandą, kad būtų iš visų raidžių, kad padengtų. Tai mes dabar esame E raidėjai, apie darbuotojų. Tai Melpo iš esmės yra aplikacija, mobili sistema, kad viskas apie darbuotoją, apie darbuotojo gerbuvį, apie jo naudas, tame tarpe tą patį draudimą galbūt, kaip kad galėtum turėti, apie komunikaciją, įsitraukimą, ten nuolaidas ir begalę. Tikslas yra turėti, kad viskas būtų vienoje vietoje. Vat ką darbdavys duoda man kaip darbuotojui, aš matau viską vienoje vietoje. Nes daug labai sistemų yra sukurtų įmonėm organizacijom. Pavyzdžiui, aš dabar klausiu, ar tau svarbu, per kur atlyginimą tu gauni? Per kokią sistemą? Pavyzdžiui, buhalterinę moka darbdavys. Nesvarbu. Tau svarbu, kad įkristų į banką. Tai mes apsukom visą, kad į žmogų orientuotas dalykas. Įmonėje lengviau, ten administruot, bet viskas yra apie žmogų. Ir čia didelis laimėjimas. Mano akimi žiūrint, didelis laimėjimas. Tai jeigu taip žiūrėt, mes esam, mano akimi žiūrint, flashbacką prieš kokių 15 metų, kai aš dirbau su sveikatos draudimu. Kai reikėjo įrodinėti, kad to dalyko reikia. Rinkos edukavimas iš esmės. Dabar yra rinkos edukavimas. Ok. Tai ką pardavinėja? Ne fiziškai, kaip jūs fizinio daikto neturit, jūs turit... Turime apsą, tai jis technologinis, tai jis labiau apčiapiamas negu draudimas. Ką iš tikro, HR-istai ar įmonių savininkai, ką jie perka? Jie perka sprendimą, iš esmės. Jis perka sprendimą ir dabar, aš grįšiu prie žodžio sprendimą, jis perka sprendimą ir know-how. Okay. Dabar aš pastebėjau, kad jie perka ir konsultacijas. Ir man tas labai patinka, nes netgi ir kuriant naudų ir gerbuvio sistemą, strategiją, čia reikia žinių, reikia ir kompetencijos. Ir tą pavyksta visai pasidalinti. Tai organizacijos perka mūsų įrankį, Help, kur tu turi ir mobilią aplikaciją, ir kiekvienas žmogus gali prisijungti, ar tu esi kasininkas, ar tu esi logistikos sandėlio darbuotojas, ar bankininkas, ar IT programuotojas. Visi turi vienodą šansą. Ir čia yra faina, kai organizacijos sako, tai administracija visko turi, o gamyba nieko neturi. Mes keičiam tą dalyką, kaip jūs bendraujate su gamybos darbuotojais. Tai per gamybos meistrą. Arba per plakatus. Iškabinti plakatai, ten kažkokią šventę ir taip toliau. Taip dar yra ir taip dar ilgai bus, kol dar visi neperės į mūsų sprendimą, bet man atrodo visai neblogai sekasi tą dalyką daryti ir yra skaičiai, tu gali pamatuoti, ir organizacijos visai neblogai tą dalyką atliepia. Ok, tai aš dar čia taip noriu sustoti biškį ir pačelendžinti jausminę prasme. Kai aš perku draudimą, aš perku saugumą. Saugumą, ramybę, užsidėti kažkokią
žinai, ten varnelę, kad va, aš čia savim pasirūpinau, nes, žinai, Juozas ar ten kitas brokeris man ten papasakojo, žinai, grėsmės ir taip toliau, nu tai man dabar yra saugiau. Plus aš ten būsiu geras tėtis vyras, nes jeigu man nutiks nelaimė, ten aš, žinai, šeima neliks be nieko. Tai šituo atveju, kaip manai, kokį jausmą perka organizacijos? Man toks pirmas dalykas rodo, kad faina visų pirma. Toks, žinai, man atrodo, mes gėrį skleidžiam. Nes labai faino žmonių reakcijos. O, mane pastebėjo. O, mane išgirdo. Ane? Tai tada čia tokį pirminis toks softinis dalykas. Kurių žmonių? Jau darbuotojų? Darbuotojų. Kurie naudojasi. Taip, kurie naudojasi. Nesprendimo priėmėja. Nesprendimo. Jie turbūt paskiau gal tą laimę patiria, bet jie mažiausiai patiria laimę. Okay. Deja, bet taip yra, tas pasitenkinimas, tai gali kažkiek turėti, bet kiek vartotojas, ne? Bet, tai kokį jausmą tada decision makeriai perka? Turbūt tą tikėjimą ir komandos dalim, kas nori pasiekti rezultato, ar ten sutaupyti kažkur tai efektyvumo, ten perkant dovanų kuponus, ar galų gale pasiekti darbuotojus, ne? Ten iki mūsų ten įmonės pasiekė 15%, su mumis ten 80%. Mūsų KPI'as, pasiekėm darbuotojus. Visi darbuotojai turi, jie gauna mano žinutę ir jie paskaito čia nuo direktoriaus ir taip toliau. Tai turbūt yra ne tai, kad turbūt, o yra tų parametrų, kuriuos mes matuojam ir sakom, kad čia bus gerai. Bet it takes time. Ir va čia yra ta sudėtingoji dalis. Nes tai užtrunka laiko, kad patikėtų ir mums dabar 3,5 metų, kaip turim produktą. Tai įsivaizduok, kaip buvo sunku 22 metais. Kai tu neturi nei vieną klientą ir tau reikia parduoti. Nieko neturiu ką papasakot, kaip sekėsi. Tai tikrai ačiū iki šiol visom organizacijom, kurios prisijungia, pasikėjo. Ar davė credibility šiek tiek, manau, kad taip. Tas įdirbis. Bet buvo ir šaltų, kuriam pardavėm, kurie kažko norėjo, patikėjo, gerą idėją ir taip toliau. Ar atsimeni savo pirmą šaltą klientą, kuris ne iš rekomendacijos atėjo, ten call callas ar call mailas, meetas ir closed? Inboundo gal atsimenu labiau. Ja. Kad klausėm, bet tiksliai dabar pagal pavadinimus, jeigu taip chronologiją, mes turim 106 klientus, tai būtų turbūt sunku mintinai pasakyti tiksliai. Bet buvo, negali sakyti, buvo, aš su kiekvienu atsiranda daug drąsos. O tas turbūt labiau, žinai, neveikia gerai sistema 2 metais. Buvo labai gėda. Bet dabar reikia labai gerai, tai toks, bet jausmas, žinai, kai tau ten raudoni erorai eina ir taip toliau, tai buvo toks iššūkis. Tai SaaS'e dabar esi 4 metus. Grubiai taip, 4 metai. Grubiai 4 metus. Ir aš suprantu, žinai, ir tu minėjai, nesi sistemų žmogus ir taip toliau, bet tačiau ar galėtum išskirti, ką pastebėjai tokių do's and don'ts pardavinėjant SaaS'ą? Ir suvokiant, kad visi SaaS'ai yra skirtingi, ir jūsų atveju čia su HR'ais jūs bendraujat, bet vis tiek B2B pardavimas, jisai yra lėtas, pardavimo ciklai turbūt ilgi. Tai žinai, lyginant prieš tai, kaip pardavinėjai ir dabar SaaS'ą. Labai sunku. Sunku? Beprotiškai sunku. Ką išmokai pagrindinius dalykus, ko pavyzdžiui, tikrai nedaryti, ar kas neveikia? Versus kas veikdavo, tarkim, draudimį. Matai, aš galbūt kitaip, ne? Kaip visi sako, žinai, pardavinėk dar iš prototipo, tai Lietuvoje neperka. Mes turėjom prototipą ir neperko niekas. 21 metais mes turėjom prototipą, kuris veikia, tai reiškia prototipas, bet ne produktas. Tik sako, tai atnešk produktą ir tada žiūrėsim. MVP vadinamas. Ne? Net ne visai MVP, tai yra prototipas, dar ne produktas. Dar prieš tai. Ne iš popieriuko. Tai iš to neperka. Amerikoje tipo perka, aš nežinau, čia neperka. Ne? Tai reiškia, turi atnešti pirmą produktą, pilną produktą, nesvarbu MVP ar ne, ir taip toliau. Tai nauja, žinai, jeigu draudimo jau paskutinį metu, tai tau nebereikia aiškinti, kas čia yra. Reikia tik sąlygų, gero aptarnavimo, greičio ir konkurencinė kova. Tai taip, tada jau galvoju kaip konkurentą, o čia, laimėti prieš konkurentą, o čia galvoju kaip tau rinką edukuoti, ne? Ką kalbėti, kaip kalbėti. Tai, čia labai, pirmi metai mano buvo 220 demo padaryti. Tai pirmas demo, Closed one kiek buvo? Gal atsimeni reiškia? 14%, 13%. 13%. Pirmų metų buvo. Tai, bet tai yra labai, ką aš norėjau, mintis pabėgo. Pirmi demo buvo 1,5 valandos. 1,5 valandos aš kankindavau žmonės per kiekvieną funkcionalumą, dabar kaip pažiūrė, tai labai blogai.
Okay. Bet- Vienas iš dalykų, ką išmokai daryti trumpesnius demo? Taip, dabar trumpesnį demo. Ženkliai trumpesnį demo ir iš esmės nebe featuresus, tada mes turėjom gerą mokyklą su pirmu investuotojim, tas garsus JB, žinai, su savo 70 Ventures programa, vat. Tas pažintis su Aronu Rosu, Predictable Revenue, ne, ant ko visi stovėjom prieš 5-4 metus, aš iki šiol to tikiu iš esmės. Tai nieko, fundamentas nesikeičia, ne, kažkoks kiekis, kažkokia statistika ir taip toliau. Galėtum biškai praplėsti ir lietuviškai nuspėjamų pajamų modelis. Jo, sorry, čia aš taip galvoju, kad visiems aišku, bet Viskas gerai, tiesiog karts nuo karto išverčiam. jo. Tai ką jisai sakė, kad tu, čia viskas kilo iš Salesforce'o, vieno didžiausio turbūt pasaulinio CRM produkto patirties, kaip jie nuėjo iki 100 milijonų pajamų. Nu, tai jie paėmė kažkokią tai tikslinę auditoriją, išsifiltravo, tarkim, nežinau, 1000 kažkokių tai žmonių, paleido kampaniją elektroniniu paštu šaltų jiems, ten po 2 laiškų atvyko skambutis, demo, galimas pardavimas, va tai pradėjai skaičiuoti. 1000 laiškų, 5 pardavimai. Viskas. Matematika atsidarė, reiškia reikia įsiųsti, kiek laiškų? 100 000. Per mažai? 2 milijonus. Nu, va taip ir prasidėjo pas jos skaičiavimas, kad tu gali kažką prognozuoti. Dėl ko, va čia iš esmės tie visi, scalable business, aš kaip lietuviškai, va išverst scalable business. Labai Augantis. augantis, bet ir paprastas verslas gali augantis. Labiau technologiškai augantis, ne, ir plečiantis verslas. Tai tu gali, nuspėti, pasiplanuoti. Kad jeigu tu, žinai, nori ten 2 milijonų apyvartos tavo, ten pardavimų konversija yra ten 15% ir iš esmės važiuoja pagal A, B, C, D, E, F, G modelį, tu gali visai, susiplanuoti. Ar viskas paeina? Nebūtinai. Ne, tai va, cold emailingas, ten blokavimai, taip toliau ir panašiai, kas dabar vyksta, dabar tas AI, personalizacija. Daug labai bazo, neįmanoma spėti realiai. Tai man yra totalus FOMO. Tavasme, kiekvieną dieną matai, kiek yra visko dabar, tai aš jaučiuosi labai atsilikęs jau, nors ir tai bandau vytis ir šiai dienai, va, tarkim, ta man nauja metodologija, nors jinai 20 metų skaičiuoja, Medic, tai man dabar naujas atradimas. Tai Ar taikai ją? pradedam, nors pats nesijaučiu dar labai stiprus, bet labai daug skaitau knygų. Ar Žiūriu. galėtum klausytojam, atsiprašau, kad pertraukiau tokią trumpą apibraižą ir jeigu norės patys susiras detaliau ir daugiau. Medic, tai taip, čia iš anglų kalbos, ne? Tai Medic yra metrikai, tai visi yra, kažkokie tai skaičiai, ką tu gali pamatuoti ir taip toliau, kas yra svarbu. Tai tas E yra raidė yra economic buyer, tai kas yra sprendimo priėmėjas, kas duoda pinigus, ne? Tada yra 2D, tai decision process ir decision making, kas priėma sprendimus, kaip apskritai vyksta. Tada tas dar medpic būna, ne, identify pain, tai koks yra problema, kokią tu problemą čia sprendi, nesgi visi startupai iš esmės sprendžia problemas. Nors off topicas aš kartais sakau, kodėl reikia vien spręsti problemas, kodėl negali būti nice dalykas, smagus, ne? Tai va, tai tada medic yra čempionas, tavo tas pagrindinis žmogus, kuris tave lydina įmonei, ne? Ir tuomet yra competitor, tai konkurentai. Tai tu pagalva šitą visą metodologiją ir eini per visus žingsnius. Ir dabar labai lengvai aš tavęs galėčiau paklausti per tavo klientą kelis kertinius klausimus ir jeigu tu neatsakai, nebus dylo. Arba bus vėliau, kai tu įsiaiškinsi. Tai aš dabar savo rašau riebų 5 10-balę sistemai savo pardavimuose. Kai aš susipažinau, dabar aš gyvenu tuo, einu per dealsus su komanda ir man liūdna. Aš tą pripažįstu. Liūdna, nes... Blogąja prasme. Nes iki šiol aš dirbu random. Ir komanda dirbo random. Kažką turim, bet kažkokiam stage aš negaliu papasakot, kodėl jis yra šitam stage. Ir čia yra bėda turbūt su pardavimais, su follow-upais, ką turi paklaust, kaip paklaust, ko įsiaiškint, koks yra tavo pipelinas, kiek jis yra sveikas. Ar tu gali apie kiekvieną pasakyti viską. Tai va čia man yra naujausias šių metų atradimas, norisi taip duoti savo per ausį už tokį darbą iki tol. Ir šiaip mes, aš mėgstu save nuplakti. Gerąja prasme, bet nebūt patenkintų. Nes kai tu nesi patenkinęs, tada ieškai. Ir dabar aš esu paieškojime daug,
Nežinau, ar yra, pavyzdžiui, Lietuvoje gerų trenerių, būtent vat mediko pasaulyje tikrai yra. Tos metodologijos, Jo, ne, būtent. būtent. Ar jinai tinka ne tik tai SaaS biznui, aš manau taip. Nežinau, ar tu sulauki daug šaltų skambučių, bet aš sulaukiu per pastarąsias 3 savaitės gal 3-4. Žmona pyksta, kad aš atsiliepinėjau ir kalbu. Bet ir tai, kas skambina, aš pakalbu, aš paklausiu, ar jūs galite O kas čia, sportinis interesas? Jo. Jo? Ir šiek tiek gal prisidėjimas prie pardavėjų kokybės Lietuvoje. Nu, jeigu tau skambina iš karto birberė tau tiesiai, čia mes tą siūlom tą, pasime, kur tu skambini? Ar pastabdai kartais ir Aš paklausiu, ar jūs galite kalbėti. tu paklausi to, kas tau paskambina? Sako, kaip suprat, sakau, pasakykit, ar jūs turite 10 minučių, nes aš retai kada tai darau, bet aš tai darau. Okay. Ir tada aš pravedu. Geras. Bet iš mano, ta prasme, kur, kaip patikrinai, o kartus, jisai nežino, kam skambinti, sakau, tai atsidaryk, pažiūrėk, 2 darbuotojai ir 1, kodėl man reikia skambinti? Nu, ta prasme, kodėl tu siūlai? Nu, vat, ir čia, man sakoma, kodėl tu skiri laiko ten, dirb savo darbą, tipo, neturi ką veikti, turiu, bet kažkas yra viduj. Kažkas yra viduj, man labai pirmas dalykas gaila tų vadovų, nes aš irgi prie įmonės savininkų, tai man gaunasi, žinai, jeigu man taip komanda skambintų, tai jie degina pinigus mano. Yeah. Ir jeigu tavo taip komanda skambina, aš noriu, kad žinot, ir aš paskambinu tiem vadovom, aš susirandu jų puslapį ir pasakau, žiūrėkit, taip negalima skambinti. Ir visi padėkos. Visi padėkos ir aš padėkočiau, jeigu gaučiau tokį feedback. Tikrai taip, čia prie šito prisidedant, žinai, ir atsakomybė, mano galva, ir turėtų būti visų pirma vadovo pusėje, žinai. Klausimas, ar buvo edukacijos, ar buvo paruošta, ar buvo duotas playbookas, ar buvo treningai, ar tie skambučiai yra klausomi, ar ta kokybė yra užtikrinama. Nes čia taip, nesinori nukryt, bet yra tai, apie ką aš šneku praktiškai kiekvienam podcast'e ir kas tikrai labai svarbu yra, žinai, kai žmonės vysto kažkokį verslą, ypatingai kai vienas iš savininkų nieko bendro su pardavimais nėra turėjęs ir arba nenori išmokti, ne, tu 20 metų pardavimuose ir tu vis dar dabar randi vietų, kur supranti, blemba, to nežinau, to nemoku, ne, kas yra absoliučiai natūralu. Ir tada pasamdo kažkokį žmogų į pardavimus, patys pardavimų nedarė, ypatingai to įmonėje nedarė, lūkesčiai nesuvienodinti ir tada, žinai, ir tada šnipštas gaunasi. Labai dažnu atveju. Tai linko vedu, kad tai, apie ką tu pasakoji, yra ne priežastis, o pasiekmė. Mano galva ir tokiu tyrų tikėjimu, žinai, nes, kaip ir pats užsiminiai, turim dėmesio ekonomiką, dabar visur visko labai daug, kažkokios metodologijos, žinojimo, struktūros, tikėjimo, bent jau kas yra mano ICP, kas yra decision makeriai, kas gali būti čempionai, tokių, žinai, atrodytų visiškai paprastų dalykų. Tai turėtų būti higiena ir jeigu skambintojas to nežino, tai mano galva čia yra tiesiog įrodymas organizacijos neskirimo dėmesio apie pardavimus. Sutinku. Kitas dalykas, jeigu tu eini kažkur tai kažką daryti ir jeigu tu nieko ekstra nesimokini, tiesiog, biški čia paskambinsiu, biški nepavyks, eisiu kitur, dabar pardavinėjau buhalterinės paslaugos, paskui padangas, paskui lentas, paskui logistikos paslaugos ir taip toliau. Aš nuoširdžiai netikiu, kad tu long terme būsi geras pardavėjas. Tu ką pardavinėjai turi tikėti. Aš šią dieną, jeigu eičiau pardavinėti langus, ar baldus, ar knygas, knygų nepardavinėsiu, bet aš nemanau, kad būčiau geras pardavėjas. Iš savo esu pasakęs, tai aišku, reikėtų gal gyventi ir išgyventi, tai pardavinėčiau, būtų arba miršti, arba pardavinėk langus. Tai kažkaip, man nėra prasmės. Aš kažkaip nekeičiu tada, kaip gali sakyti, keičiu pasaulį, nes gražiau matysi, sugalvočiau, manau, rašiau būdų, bet man turi būti kažkoks vidinis. Reiktų savo pirmą parduoti šitą idėją. Tai va čia, žinai, labai svarbu, kai tu žmonės, ir sakau, ašgi matau, būna LinkedIn, argi pažiūri žmogų, kur jisai ėjęs, ką jisai daręs, biškutį ten pardavinėjau, biškutį ten, o kodėl nesiseka, nes gylio nėra. Net jeigu ir tavęs nemoko darbdavys, bet tu ateina kompanija, pasiryžai, priėmėsi, tai pasimokink ABC. O tai knyga yra tokia, pradėk nuo ne. Pigiai kainuoja, planytę, surink to 10 neatsakymų, pažaisk, padaryk tai žaidimą. Ir tada visai kitaip, žinai, pasitikėjimas atsiras. Arba ten, žinai, tų pačių skambučių kiekio, ne? Kiek pardavėjų užsiblokuoja, jeigu tas, šitas irgi podcastas apie kažkokius tai hintus. Kiek iš pardavėjų užsiblokuoja į dieną 2 valandas skambučiam. Nes ką pardavėjas daro, prospektina
ir veda info į CRM. Kada tu blemba skambini? Ir kiek tu skambučių padarai? Taip gali sakyti, žinai, tavo darbas yra skambint arba rašyti laiškus. Laiškų tingi rašyti pats, automatizuok. Mokinkis sistemom. Kurk ChatGPT. Turime, bet jeigu to nedarai, tai, ir tikrai kompanijos, man atrodo, patiria nuostolius dėl tokių pardavėjų. Girdžiu, ką sakai, ir tikrai, žinai, visada yra žmonių, kurie nepriklausomai nuo to, ką darytų, jie visada bus alkani mokytis ir ieškos atsakymų. Ir mano galva, tų tokių visiškai proaktyvių, norinčių tobulėti, savarankiškai daryti žmonių visose srityse yra labai labai mažas skaičius. Kitas skaičius, nebūtinai su tai žmonėm yra kažkas blogai, jiem reikia edukacijos, jiem reikia, kad kažkas pavestų, kad kažkas papasakotų ir jie gali patapti gerais performeriais, tie, kurie įmonėm bus naudinga. Aš apie tai, žinai, ir vat, fainiai gal atradom tašką, kur čia gal taip skirtingai matom, žinai, aš sutinku su tuo, ką tu sakai, ir tuo pačiu mano galva vat, yra kai kurių tokių labai nedidelių dalykų, kur galėtų vadovai investuoti ir prisimti biškį atsakomybę ant savo pečių. Ir tada, žinai, ne pardavėjas prastas, o, kiek aš skiriau dėmesio, žinai, to start with, peržiūrėti jo rezultatus, paklausyti skambučių, žinai, kad ne Juozas jam duotų moralą, žinai, o aš, žinai. Tai vat aš apie šitą. Žinai, bet čia nuolatinis, nes jeigu tu vieną kartą nuvesi, žinai, 2 dienų seminarą ten kažkur tai su kažkokiu labai šituo, ir jau čia po to visi užsikurs ir panašiai, gal, bet tai turbūt nuolatos. Būtent, tai aš ir kalbu, žinai, apie prisijėmimą, atsakomybės ir suvokimo, kad pardavimai kaip organizacija yra iš esmės atskiras unitas įmoniai. Jis turi savo gyvenimą, turi savo taisyklės ir ten reikia nemažai dėmesio. Tai dabar apie Melpą šnekant, kaip atrodo jūsų pardavimo organizacija, tu jau užsiminiai, kad, žinai, sėdint keletą kečių nėra labai lengva, pats turi ir selint, pats esi ir co-founderis, dar ir pardavimų timą raninė, tai, žinai, ar galėtum kažkiek pasidalinti, ar turit kažkokius ten daily stand-upus, savaitinius? Jo, gal turim labiau savaitinius, tada pagal poreikį, žinai, dar savaitę, nes tikrai, bet čia ir aš savo tą taikau ir prisiemu, kad vieną dieną aš turėsiu apsispręsti, kur aš būsiu. Aš nebijau tą pasakyti garsiai ir mes tarpusavį kalbėjom su founderiais, aš kažkuriame etape turėsiu nuspręsti, kuo aš turiu esu organizacijai. Ar treneris, ar žaidėjas. Kol kas, man atrodo, man geriau sekasi žaisti negu treniruoti, bet gal dėl to, kad laiko yra ribotas dalykas. Ne? Tai mes turim 2 pardavėjus šiai dienai ir visai, man atrodo, neblogai įsivažiuoja. Tai aš neturiu lūkesčio, kad taps antras Juozas. Ir iš esmės yra toks lūkestis ir norėčiau, kad sistema veiktų. Kad galėtume 10 dar žmonių pasamdyti ir aš žinau, kada jau jie pradės save atsipirkti, generuoti, jie patys džiaugtis, galėtų užsidirbti ir panašiai. Tai, daug labai testuojam, daug labai žinom, daug einam per projektus. Aš dabar tikrai, su tą metodologiją, aš esu pamišęs dabar dėl jos. Tikrai, ir aš dabar ją taikau kartais ir, ne tai, kad agresyviau, bet, labai aiškiai su tam tikrų klausimų ir dabar bus taip. Ir sau sakau, dabar bus taip. Ir, tas labai pasimato per tos pačius dealsus, neatsakyti klausimai, neįtrauktas tas pats čempionas, nežinom, kas decision makeris, nežinom, kaip procesai priiminėjom. Ir tada matau, kad dealas atidarytas, bet jo nebus. Ir aš savo pasakau, Juozai, nebus. Deleting. Ir aš ištrinu jį, nes aš neturiu atsakymų. Nebekelia ragelio. Ką aš čia vaidinu, kad jis bus. Tai yra sunku, mes mokomės. Ja. Kiek pas jumis open dealų dabar yra? Open dealai tai tie CRM klientų valdymo sistemoje, kurie nėra pažymėti closed won arba closed lost. 86, man atrodo. 86, ok. Ar 120, kažkas to. Kas turi nutikti? Closed lost yra 460. 460. Kas turi nutikti, kad uždėtum closed lost? Be to, kad aiškiai pasakytų Juozai ne, ir gal ir čia turi kažkokią metodologiją. Pasakė vieną kartą netinka, tada važiuoja į svečius ar... Depends, koks ne. Tai čia irgi, žinai, čia skirtingų metodologijų yra apie tos dealus. Ar, žinai, sako, grįšim nuo kitų metų, tai vis tiek tu close lost, nes kam jis tau kabėtų, ne? Yra kas nes turim konkurentą. Close lost ir tasko užsidedi tada. Taip. Tai čia turbūt pagrindiniai dalykai, kad tu tiesiog gauni labai aišku atsakymą. Kai kurios aš klausau, nes man hosting pradeda. Ir jeigu hostina reiškia nėra įsitraukę, nebekelia ragelio, nebeatsako,
Nes kas atsako, sako, žiūrėk, ne, arba ten kažkas galutai nepatvirtino, ne, su direktoriumi nepatvirtino, situacija pasikeitė, sorry, ne prioritetai, nu aš nepriversiu. Kiek neatsakytų laiškų ir ar skambučių tu traktuoji kaip hostinimą, tai yra užvaidokliavimą, kada klientas nebereaguoja? Dabar turiu 1-3 metus jau. Ok, tai, nice. Kur bandau skambinti 3 metus ir nebekeliame gerą. Ir nedarau triuko iš kito numerio. Savo esu pasakęs, nedarysiu šito triuko. Man kažkaip atrodo, tai aiškiai nereikia. Tai Pritariu. yra jau dabar daugiau, buvo mažiau. O perfrazuosiu gal klausimą, po kiek laiko tu tai sutraktuoji, kad tai yra Įvairiai, hostinimas? čia žinok nelaikas, čia turbūt labiau gali būti po kiek laiko atsiliepia arba kažką, tai pasako kažką ir vėl dingsta, žinai. Tu suprati, kad įsitraukimo nėra. Ir Okay. mano bėda, kad aš iki tol per tą Discovery, ir tą Discovery tai intro pažintinis skambutį, gal per daug lūkesčių turėjau, aš pats sugalvojau, kad bus dylas. Nors aš neturėjau jokių priežasčių galvoti, kad bus dylas. Nes tam tikrų, dylas tai sutartis, ne, nes pats prisigalvojau, kad bus. Tai va čia mokiniesi iš tų savo klaidų, kas dabar smagu, kad iš 22-23 metų, tie, kurie buvo klauzlotinai, jie grįžta. Mes jas atidarom, atrakinam, nes pasikeitė labai produktas, jis patobulėjo, tai gaunam gerą feedbacką ir iš ten turim sutarčių. Tai va tas yra smagu, kad, ir aš turiu, kaip sakyti, aš turiu šiek tiek mėsos dabar ir komandai duoti. Va yra koks pūlas pereitas. Ne, per tuos 3 metus, ten kiek 4, 5 ar 600 įmonių man yra perinti. Yra su ko padirbti. Toliau, žinai, kalbant, kas irgi man buvo turbūt 2,5 metų neįveikiamas dalykas, kas yra ICP. Idealus kliento profilis. Tas Ideal Customer Profile. Visi apie jį kalba, visur parašyta ir aš galvoju, dieve, mane klausia investuotojai ir bet kas. What's your ICP? Kas tavo ICP? Nežinau, sakau. Dabar šiandien mes turim 23 vertikalės. Tiek skirtingų įmonių turim. Ir ką aš tau galiu pasakyti tiksliai? Dabar po truputį jau turbūt galiu. Ir jau turbūt sprendimas galima sakyti priemam, kas yra mūsų idealus klientas. Tai čia irgi labai sunki tema, žinok. Ir pardavėjam, kuris, nežinau, pardavinės, dališkai ten pardavimų vadybininkas, kuriam gauna sąrašą, apskambink visus. Ir skambina. Nes skambučių, kai aš tokį skambutį gaunu, žinai, aš visiškai jam ne ICP, man tada va čia užverda, kad ką darom, chebra. Jo, tai čia vienas iš pagrindinių dalykų, kurį mes su motyvo, kai šnekam su klientais, kai darom tą pasiruošimą, ten prieš skambinimą, žinai, tai kai kurie ten klausia, tai jūs čia kontaktuojat su klientais mūsų vardu, tai čia tiesiog paimat ir sukontaktuojat. Vienok jo, kitoks skirtumas nuo tiesiog sukontaktavimo yra būtent tai, kad tu paminėjai. Ne? Ir išsigryninimas visų pirma, kas yra ICP. Ir čia dažnai su lietuviškom įmonėm, ypatingai jeigu mažesnės, tai B2B įmonės, kurios prekiauja, tada taip antakis biški kyla, tada žinai. Ir ten tų metodologijų yra įvairių, kaip tą ICP nusistatyti. Žinai, kartais jiems sakau, skirkit tada kažkiek laiko, aš matau, kad mes dar nesam pasiruošę, ne, tai skirkit kažkiek laiko atsidaryti savo CRM-ą, ne, pasižiūrėkit ten, close deal ir, tokį kaip paprasčiausia, suraskit kažkokių pasikartojančių vertikalių. Bent jau tokį, žinai, paprastą dalyką. Tada, žinai, būna, kad mes padedam jiem hipotezės tikrinti, bet tada irgi labai svarbu suprasti, kad salesmenai, kurie daro tuos žingsnius pirminius, tai yra kontaktuoja su potencialiais sprendimo priėmėjais, ne, ir kurių tikslas yra sužadinti arba sugeneruoti poreikį ir užbūtinti mytą. Tai viskas yra kelti hipotezę ir tikrinti, bet tada reikia savo atsisakyti. Aš dabar tikrinu hipotezę. Tada reikia pasiruošti, į kokius klausimus ir kaip man turi atsakyti, pavyzdžiui, Juozas, kai jam paskambinsiu, kad aš kuo greičiau suprasčiau, ar jis mano tikslinis ar ne. Tai šitoj pusėje, žinai, ir tu geras pavyzdys tos, kaip čia, senosios pardavimų mokyklos, niekas apie tai nešnekėjo seniau, žinai. Turim nuostabų pardavėją Juozą, žinai, kuris ten užkaldavo kalną pinigų, bet niekas apie tai nešnekėjo. Tai viena iš priežasčių, kodėl mes dabar apie tai šnekam. Ir man labai taip džiugu ir smagu matyti, kad čia mes taip nukrypom, bet pasigirsiu biški, kad kaip tu sakei apie edukavimą rinkos, tai kai mes šitą paslaugą Lietuvoje pradėjom, pradžioj klausė, kuo jis skiriatas nuo call centrų, tai apie metus užtruko
rinkai papasakoti, rodyt, kad nesam dramblys. Ir kaip pavyko tą padaryti, buvo, kad vieni konkurentai paskambino man, žodžiu, čia irgi, nepasidarinam, galėjo mano vardą pavardę, numerį įsivesti ir būtų pamatę, kad aš konkurentas. Bet tiesiog prie kitos įmonės mano buvo telefono numeris nurodytas, sukontaktavo ir aš paklausiau vieno klausimo, ten apie pasiūlymo rengimą, kas yra jų KPI-sai ir supratau, kad jie pradėjo daryti tokius pačius KPI-sus kaip mes. Tai yra, kad vertinti savo kokybę ne per skambučių kiekį, o per pasiektus sprendimo priėmėjus. Tai va, tai čia taip tave atliepiu, kad tai yra ilgas ir lėtas darbas, bet tas rinkos edukavimas yra labai gera, kai pamatai, kad pamatai ir kad kiti pradeda Taip, nes šitai daryti. labai būna tada, būna pagrindinis dalykas, kad labai pardavėjas toksai, žinai, tai čia, žinai, čia pardavimų vadybininkas, toksai, žinai. Ne, jis pardavimų vadybininkas, jis tavo kraujas, jis tavo donoras yra organizacijos. Pamėginkit gyventi be pardavimų. Žinai, visi svarbus. Gerai, pamėgink gyventi be pardavimų. Kiek ilgai? Ne? Pagrindinis dalykas ir tada sako, jūs čia tokie. Taip, bet tu neši mėsą namo. Tai, man atrodo, yra visi svarbus ir kaip ten tikrai neaukštinu jo, nei pardavimų, bet jie labai svarbus. Jiem reikia didelio dėmesio skirti. Suprasti ir, pavyzdžiui, man yra buvę dienų, kad aš, nežinau, per kelias valandas gavau 3 ne, jau galutiniai stadijoje aš uždariau kompą, aš negalėjau 3 valandas dirbti. Tiesiog vaikštai, būni, nusiramini grįžti ir toliau dar nesupranti, kad viskas su tavimi yra gerai, kad viskas su tavo esamais klientais yra gerai, kad čia reikia laiko. Šitą bitą turbūt sunkiausia ir su jie reikia labai smarkiai dirbti. Labai natūraliai atėjom iki vienos vietos, aš taip esu net užsirašęs, paboldinti, žinai, pardavėjo higieną. Labai faina, kad nūdienoj bendrai mes žmonės vis drąsiau ir drąsiau šnekam apie tokį dalyką kaip emocinė, psichologinė sveikata. Perse, ne, ir ten žymų žmonės užsimena ir taip toliau. Ir man kaip geštalto psichoterapijos studentų ir praktikoje, tai dar ir pardavėjų yra ypatingai artima kaip čia ir tokia skaudi vieta, nes tai vis dar yra tabu. Pardavėjai, vis dar yra, žinai, kad aš esu kietas, jeigu esu, žinai, bičas, aš gaunu ne, žinai, man tai nei sunku, nei lengva, tiesiog, žinai, ir varau tiesiai. Bet, fainai, kad tu, žinai, užsiminiai, kad, tai nėra taip paprasta ir kažkuria prasme tai yra žiauriai sudėtingas darbas, netgi sociopatiškas, nes mes einam pas kažką, kas mūsų nelaukia, su tikslu ne tik, kad nepasakytų ne, bet kad ir pataptų, žinai, ne draugais, bet kad užsimegztų ryšys ir kad to ryšio metu dar patikėtų mūsų produktų arba paslaugą ir nupirktų ir dar rekomenduotų kitiem. Iš esmės tikslas toks. Tai čia, kaip pagalvoju, yra crazy. Tai turint visą šitą omeny, tą emocinę įkrovą, ar tu darai kažkokius sąmoningus žingsnius savo rutinoj, žinai, sportas, judėjimas, galbūt kažkokias tai mantras darai ar polsius. Jo, tai visų pirma, šiaip dabar pagal savijautą toks, manau, kad ar tai sudegęs ar perdegęs labai smarkiai. Šiuo metu? Taip, labai. To visiškai neslėpiu. Kaip tai supranti, kaip tai pastebi? Tiesiog nuovargis. Nuovargis, bet tu supranti, kad, kaip, tu turi pailsėti visą kitą, bet nebeužtenka to trumpo poilsio. Turiu menį, nes, per to, žinai, čia yra tas verslo statymo kaina. Kai visi sako, čia labai smagu, nice, kafeinė, atidarysim meką. Ir jau tada mes čia, žinai, tapsim visi, kam irgi pavyksta ir aš dabar džiaugiuosi už jaunąją kartą, kuriem tai pavyksta iššauti, ne? Ten per metus, per 2 ir ten viskas, skyrocket, investicijos milijonai ir panašiai. Tai mums to nepavyko, mes lėtai augam, kaip sąlyginai, lėtai, greitai, čia kaip kas matuoja, bet to yra kaina labai didelė. Ne, tokio, nuolatos atsikeli ir varai, kažkur buvo tokia maikė, kažkokias brandas, atsikeli ir varai. Ir aš to gyvenu, atsikeli ir varai. Tau sunku, nesunku, tu atsikeli ir varai. Tai, bet aš pailsėsiu, mane užkrauna taip, labai smarkiai. Netgi ir po 100, ne, vienas taip man viską kompensuoja, absoliučiai. Tai pardavėjų reikia laimėjimo, bent mažų pergalių, bent kažko, tai tas labai labai veikia. Tai čia iš bendros būsenos, o kiekvienas turbūt savo pasiema, žinai, aš sportuoju nemažai. Daug vaikštom labai su žmona, tai irgi tas duoda tokį, žinai, vaikščiojimas, minčių, žinai, dar kažkokius sodo darbus darau, atrodo, bet jie tikrai pravalo. Turbūt sunkiausia tai yra, žinai, atsidėti ir galvot, tada labai giliai. O kai šiek tiek patrauki,
Tai vis tiek stengiasi, žinai, savaitgalį nedirbi. Ir šiaip pardavėjo darbo valandos jos yra ribotos. Tu negali skambinti po 5, kartais iki 5:30 dar taip. Čia beje vienas iš hinto, geriausias pick-up ratio yra nuo 5 iki 6. Jep. Negražus, bet tarkim, tarsi nepamatėjai valandų netikėtai, čia, žinai, Mano protestintas irgi labai geras ir dar dėl to, nes tada dažniausiai žmonės jau važiuoja namo, yra automobiliai, yra užlokintas dėmesys, elevator pitch. Taip, tai čia, čia iš tų pardavėjų, bet ir kartais, kai jie supranta, bet to irgi žavu, ne, žinai, sakyčiau, aš specialiai skambinu, nes tu pakelsi ragelį, tai kas irgi yra atvirumas, okei. Žinai, tai kiekvienas turi būti savo, bet turi būti mental, turi būti, ne, muzika man labai, aš negaliu be muzikos, taip, aš visą laiką su muzika dirbu. Mano visą laiką yra, kažkas turi fone, man tai užkrauna, ne, gera muzika, tada skambučiais, žinai. Ką dariau vienu metu, jūs to nedarykit, nors kartais gal ir pabandykit. Čia nežinau, ar N18 ar ne. Būdavo, čia 2012, aš apie 3 pradėdavau skambučius ir būdavo, turėdavau brendžio šiek tiek ir kavos, ir šokoladą. Ir aš tiesiog, taip nedaug, čia 50 gramų klausimą, bet tau atlaisvina liežuvį, tau toks biškit dzin gaunasi ir žinok, veikia. Tai nebūtinai reikia čia pulti gereliot, bet pabandyti kartais, čia nemanau, kad didelis nusikaltimas. Pažiūrėt, aš labai daug testuoju. Čia, žinai, kelintą valandą skambučiai, 11, ten 2, 3, žinai, kaip ten LinkedIn postai. Aš viską testavęs. Kada, bet geriausias skambint laikas, ar žinai, koksai? Dabar. Turiu menį, nėra čia ką, aš skambinsiu po pietų, nes taip suplanavau, nes čia. O kodėl ne dabar? Padaryk pažaiskite, žinai, truputį. Ir tikrai daug kas nueina nuo skambučių. Daug kas eina per laiškus ir galvoja per laiškus dylą padarys. Įmanoma, bet pagrindiniai dylai yra dabar gyvai. Galiu pasakyti vieną dalyką. Geriausi dylai yra gyvai. Tai turim online'inių dylų? Turim. Bet didžiausi dylai, stipriausi dylai yra gyvi susitikimai. Gal santyki, žinai, iš visų closed one, tai yra padarytų dylų, kiek buvo gyvų rankų paspūdimų? Turbūt tikrai daugiau negu 100% gyvaimo. Ok, daug. Daug. Ypatingai šiais laikais, kai Bet visi dirba tikrai biuruose, susitikimus tikrai įmanoma, reikia netingėti, įmonės priima, reikia važiuoti, prašytis. Tas santykis, gestai, šiluma, kurią tu gali sukurti ir tada visa kita, kas seka aplink, vis tiek pardavimai yra santykis. Esi skaičiavęs, Melpi ypatingai dabar, kiek laiko praleidai automobilį, važinėjant į gyvus mitus? Aš dabar iš vis kažkada turėjau svajonę turėti vairuotoją. Kaip mano buvo, nes aš kai dirbau labai daug pardavimas, aš supratau, kad vairuoti yra blogis, nes tu negali skambinti, gali, bet labai pavojinga. Iš kur rašyti negali, nieko negali. Jo, tai važinėjau su Boltu. Sėdi gale ir tu 20 minučių kažkiek tu labai daug gali padaryti. Tai čia yra mano kol kas eurika. Nes tais laikais, kai aš norėjau samdyti, buvo 600 eurų atlyginimas vairuotojui. Ir aš net galvojau savo algos samdyti, ką daugiau parduočiau, kad dar daugiau padaryčiau. Nes, pavyzdžiui, kelionė į Klaipėdą. Viskas. 6 valandos yra išmestas. Gerai, kad dabar turim traukinius. Jo, dabar yra nuostabus dalykas. Linkėjimai Lietuvos geležinkeliam veikia puikiai. Kiek žinau, ir tavo klientai, tarp kitko. Taip, linkėjimai. Tai traukinys autobusas tikrai dabar išvysta, labai, labai gerai, geras ryšys, tu tikrai gali gerai padirbti. Tai efektyvumas yra, aš skaičiuoju, kiek gali padaryti per 1,5 valandos skambučių. Tu manęs nepaims šią dieną, jeigu tu man sakysi, aš per 1,5 valandos galiu padaryti 15 dials. Tai aš turiu tokią juodą knygutę, beje, čia galėsiu parodyti, ne? Pavyzdžiui, 1,5 valandos, 37 dials. Almantai, gal galėtum atnešti, jeigu mes galim tą knygutę gal. Aš čia turiu tokią juodą knygutę ir ten vedu drąsiai. Tai čia tiesiog, kaip pavyzdys, žinai, sako, kuprinė drąsiai, atsek vidų ir ten vienintelė. Tai, bet čia nieko blogo, o kodėl mažiau? Tada tu žiūri, ar paruošti jau skambučiai, kam skambinsi. Ar sudėliota, žinai, kas yra per valandą. Ačiū. Tai mano tokia legendinė knygutė, kur aš, žinai, atsisėdu, ir skambinu. 23 metų vasario 21. Ten
tas, anas, ne, Rimi, Brigita, Rasa, Kas čia parašyta? Lina, nu vardas pavardė, Galiu vardas, užmest akį? jo, vardas ir knygutė, nu vat ir žiūri, kam tu nori skambinti. Pageltoninta buvo, kas atsiliepia, ne, tai čia pirminiai tokie. Tai aš taip atsistoju, net ir turint CRM, aš esu rašytinis žmogus, man reikia viską rašyti, štai ką paišau arba rašau. Tai gal ir biški nusiraminimo yra, ne, bet man tas padeda. Aš rašau ir paskui viską perkeliu, vien online, va taip, man nesigauna. Aš perkeliu, nelabai sistemi, bet man taip. Aš galbūt esu. Ir tada aš atsiverčiu. Tai aš tada pradėjau fiksuoti, kiek aš skambinant calls, ne, va kažkur buvo, pradėjau sekti laiką, va, nuo 9:20 iki 10:50 aš skambinu. Tai yra valanda, aš neinu į tualetą, aš nedarau nieko, aš turiu vandens ir aš visą laiką skambinu, manęs negalima trukdyti, aš visą laiką skambinu, tai mes turim 36, ne 7, ne? Jo. Nu, labai man aiškus įrodymas, ką aš galiu padaryti. Jeigu man nekelia ar gerą, aš šau e-mailą. Nes tai buvo, nekelia aš kartą e-mailą. Ne, va tokia technologija. Ir va taip, ir tada, ir ar čia geri rezultatai? Nežinau. Aš manau, kad call centras ir visą laiką taip, žinai. Tada aš pradėjau daryti, va dar kiek minučių kalbu. Ir aš tenkdavausi nekalbėti ilgai, nes kitas laukia eilėje. Tada toks, žinai, paranojiška, matai, kad ten vieną ar kitą pusę, turime, nes tu žiūrėk, tu jeigu daug kalbi, kas irgi yra gerai, bet kitiem nebus laiko. Tai ir kaip sako, ten, žinai, call centrai daro apie 100 skambučių. Tai aš respektinu jų darbą. Dėl to labai jie ilgai neišdirba, nes tai yra beprotiškai sunkus ten top shop ir taip toliau visų parduotuvių, kur tu žinau, kad Omnitelis kažkada klausdavau pardavėjų, jie 120-130 pokalbių. Tai yra Nerinkimo pokalbį. Tai yra pokalbį. Čia yra, tai yra labai daug. Aš po 2-3 valandų geros call session, nu man reikia recharge'o. Tai pačiai pradžioje aš darydavau iki 6 demo per dieną, ilgų tų. Tai aš nustaldavau ant sofas, atsikeli ir toliau varai. Yeah. Labai sunku. Aš sakyčiau irgi ir iš patirties, kadangi mes tų skambučių tikrai nemažai padarom, tai išlaikyti tą kokybę, tai gryno skambinimo, aišku, tai nėra tokio, žinai, kad be sustojimo, be tokio gryno skambinimo, tai kokybiško iki 4 valandų. Viskas, kas virš to, tada vat patampa ir aš suprantu, vat call centrinius ir tuos skambučius, kuriuos vat tu gavai, kada reikia kvotą padaryti, bet nebėra iš ko spausti, pasakė ne, nu ne tai ne. Nes jo, žinai, čia mes gudrus calleriam tos patarimus duoti, žinai, kai mes jų nedarom tiek daug, o kai tos aš labai respektinu, kai tos kvotos yra kosminės, tai tada klausimas, kaip to galima išvengti, nu tai kaip ir tu užsiminėjai, ir aš biškai užsiminiau, tai šiek tiek daugiau skirti laiko ir išsisegmentuoti. Bet kitas dalykas, ką aš čia norėjau čia nepasipuikuoti, čia netamesime, čia jokie čia skaičiai, čia nieko gero. Nu, bendrai žiūrint, ne, bet. Kiek lapų yra, galiu pažiūrėti. Dabar ne visus vedu jau, ne, dar daug yra. Dabar jau einu labiau viską per CRM, nes nebeturiu laiko perrašinėti. Nes tikrai perėjame CRM, kad, mano akimi žiūrint, tikrai neblogai. Bet čia aš labiau apie tai, kad tu man negalėsi tai sakyti, kad nepadarysiu, ar ten, žinai, mažiau padarau, nes viskas fiksuojama, ten neatsiliepia, tai koks čia kolas, dialsas, ne, kiek turėjai pokalbį, žinai, nes problema yra dar su pardavėjais, žinai, pipeline bildinimas. Pipelinas yra kaip tavo, kaip donoras, turi minti, nuolatos turi būti, arba tai yra inboundas, ar tai yra pats ieškai, jeigu dabar yra populiaru full cycle, tai pats turi ieškoti, pažiūrėti ir tu rašai, skambini, ieškai, prašai rekomendacijų ir panašiai. Ir jeigu pas tave nėra šito proaktyvumo, pas tave nebus daug deal stage. Iš esmės, tu neturėsi atidaryti opportuničių. Tau turi nuolatos ir aš savo kartais, aš nepaskambinu, man panika. Tai pasame, jeigu aš per dieną nepadarau kelių skambučių, man yra blogai. Aš esu blogas pardavėjas. Tai pasame, gali būti esamam klientui kažko paklausti, prospektui, tu visus realiai dealsus turi mokėti mintinai. Kaip kažkada Kortinaitis pasakydavo, 3 nakties turi įmest baudą krepšininkui. Mano akimi žiūrint, pardavėjas turi žinoti apie kiekvieną savo prospektą, mintinai viską. Sakysiu, nesąmonė, nereikia. Čia mano nuomonė. Tu man pasakyk, kurį dealsą, kur aš tau pasakysiu viską. Nepaisant to, kad uždėtas tam tikrų. Va čia, man atrodo, yra, ir nereikia labai daug pipeline, bet tu žinok apie juos viską. Nes jeigu tu kažko nežinai, jis nežinau, ar šito yra tam stage,
Jeigu tu neturi atsakymą, tai gauk atsakymą. Jo. Gerą momentą čia palėtėjai dėl to, kad kitais žodžiais išverčiantas, išeinantys pardavimai, outboundiniai turi būti visada. Ir irgi mes neretu atveju su klientais, kai kuriais, kai šnekam, dabar pas mane jau didžioji dalis inboundo yra, bet karts nuo karto, žinai, vien tiesiog, kad tą sportinį interesą palaikyti, outboundas turi būti ir su kai kuriais klientais sako, domai, pas mus ten inboundas viskas gerai eina ir taip toliau. Sakau, okei, fainai, kad dabar taip yra, bet jūs nežinot, kada jūs galite sustoti. Todėl outboundą bent ten 5% ar kažkokį tą kraniuką reikia visada atsekti, tai viena, kaip tu sakei, neprarasti sportinio intereso ir suvokimo, kaip tą daryti, o B, jeigu inboundas sugrius, tai outboundą susibildint iragi tas atsilikimas ir dėlėjus užtruks. Labai smarkus. Tu pamėgink vieną mėnesį, mes turėjom tokių, pamėgink vieną mėnesį turėti mažiau demo, ne, sausis vasaris buvo. Dabė. Ką mes turim dabar? Neturiu klausinimo dylų. Turimini galbūt dar iš anksčiau, bet tai viskas eina sistemiškai. Ir jeigu tu žinai, nebūtinai visi ten nueina vieni ten pralošti iš karto, kiti visiškai netinkamas, dar kažką, tu vis tiek neturi iš 100. Daug dievė turėsi 110 gerų. Tai tu įsivaizduok, koks tai yra reišio. Kaip atsakingai turi nuolatos pildyti. Ne veltui per sportą, mes dažnai turim su sporto palyginimais. Tai pažiūrėk, prieš ten futbolo varžybas krepšinio, už 5 žmonės žaidžia, o tie būsimi, kurie eis ant pakeitimo, jie apšilinėja, dviratį mina, bėgioja, tampos, jie turi būti šilti. Tai įsivaizduok, tu dabar neskambink 2 savaitės. Tavo forma yra, apkerpėjus, pamėgink po 2 savaičių grįžk į sporto klubą. Sunku. Tu visą laiką, ir čia normalu ir nereikia to gėdytis, reikia džiaugtis tuo, jeigu tu esi pardavimuose, turi visą laiką treniruotis. Visą laiką, bent profilaktiškai, žinai, gaudyt, kas rinkoje yra, paskambint, sveiki, noriu susipažinti. Man labai patinka tavo energija ir manau, kad tikrai geras įkvėpimas, ypatingai tiem, kur su visa pagarba, turbūt ir tau yra tekę susidurti, kada ateina į darbo pokalbį jaunas pardavėjas ir kai yra užsimenama apie šaltus skambučius, sako, hebra, žiūrėkit, aš esu jau geras patyręs pardavėjas, aš dirbu 2-3 metus, kur čia jau šiek tiek taip antakis kyla 2-3 metai ir geras patyręs pardavėjas ir sako, aš jau už to išaugau, aš šaltų skambučių nedarysiu. Tai, žinai, kai kitam stalo pusėje turiu žmogų, kuris 20+ metų yra pardavimuose ir dar kiekvieną dieną jos daro, būdamas įmonės savininkas ir vadovas, jo. Tai man žinai, man atrodo, aš ir, pavyzdžiui, nežinau, aš esu geras šalto skambučio pardavėjas, aš neturiu skripto. Kas reikėtų turėti skriptą? Aš bandžiau rašyti skriptą, man niekada nesigauna. Jeigu aš, pavyzdžiui, pasiruošiu, kaip ir prezentacijas, kokią nors, ten kalba, ne, pranešimo konferencijai. Tu pasiruoši, išmoksti mintinai, užlipi ant scenos ir pamiršti viską. Tai aš nuo šiol nebesimokau mintinai. Tiesiog, nes tada aš turiu būti savimi. Tai lygiai taip pat ir čia, tu turi jausti, tu bazę kažkokią tai žinai, dėl to aš, kaip grįšim prieš pusvalandį, kalbėjau apie produktą, ko tu gyveni. Jeigu tu gyveni apie langus, apie stalus, apie padangas, apie mašinas, turime kaip pardavėjas, ne, čia mes iš SaaS'o kalbam, bet kiek yra pardavimų, maistą, bet ką tu pardavinėjai. Jeigu tu to gyveni, tai tu jau esi fainas, nes tai yra tavo gyvenimo dalis. Tai man tas labai turbūt svarbu ir didelis palinkėjimas yra gyventi tuo, ką darai ir į ką pardavinėjai. Nes jeigu tu pardavinėjai ir tau jis nepatink, tai pas nevanaudoju. Čia pažiūrėkim, sorry, kad nukrypsiu, bet apie kavinės. Kai paklausi padavėjo, ką galite rekomenduoti? Aš nieko nevalgau pas mus. Pas man iš karto. Tai gal varom tada. Bet čia, žinai, ten geriausias jūros ešerys, kuris atvažiavo iš to, žinai, to ten farmerio ir pas mus topiniai šonkauliukai, dėl kurių visi važiuoja 20 km. Ką tu užsisakysi? Nesvarbu, kad jis brangiausias, ekstra reikės prisidėti bulvyčių ir dar padažas už 7 centų, bet paprastai ir didžioji dauguma va čia yra. Tai maškai matydamas taip rimtai. Tai man kažkaip, žinai, ar bent kažkiek galim prisidėti prie to? Tai prisidėkim prie tos dalinimas. Ir ar ten, žinai, super gerai, nežinau. Yra turbūt geresnių. Aš kai nuvažiuoju dabar į užsienį, aš žinau, iš ko aš noriu mokytis. Man yra iš ko mokytis ir aš dar suprantu, kad oi, dar kiek reikia mokytis. Ir tai yra dar vienas gero savo srities profesionalo bruožas, pripažinimas ir gebėjimas įvardinti, ko nemoki ir to siekimas. Tai judam jau taip po truputį
į pabaigą mūsų pokalbio. Tu nemažai dalykų jau pasakėjai, bet taip, jeigu konsoliduotai, ne, kas Juozui yra geras pardavėjas, kaip Juozas apibūdintų? O žingeidus, super proaktyvus. Taip galima sakyti, yra visokio tipo pardavėjų. Ok, bet man aktyvumas ir proaktyvumas yra labai svarbu. Gaudyti informaciją, kas darosi, apie klientą, apie numatyti iš tokio helikopter view. Ar klientas ten laimėjo kažkokį apdovanojimą, kas kur pasikeitė darbe. Gal kažkur tai per 6 žmogų giminė kažkur tai dirba, gali užtarti. Man tai čia yra platus mąstymas. Jeigu aš kalbant apie savo sritį, apie B2B, kur didesni projektai ir ten reikia susidraugauti, bet susidraugauti, gerąja prasme, ne tai, kad privalau tapti tavo draugu, kad tu nupirktum. Aš manau, kad dažnai draugystės atsiranda natūraliai, bendraujant, patinkant ir panašiai. Bet tas vis tiek aktyvumas jis privalo būti. Nuolatinis mokėjimas, žingeidumas, kas naujo, ką pabandom, kas veikia, kas neveikia. O kodėl neveikia, ko aš darau blogai, duok man komentarų, duok atgalinio ryšio. Mums labai sunku gauti atgalinį ryšį. Aš jau išmokau, labai faina ta knyga yra, no rules, Netflix'o, apie atgalinį ryšį. Sakyčiau, čia yra bazė, pasimokinant, kaip duoti atgalinį ryšį. Kaip priimti jį, ir džiaugtis. Ar labai smagu gauti feedbacką? Mažiau smagu. Bet ar jis yra ugdoma? Ten, žinai, tu paklausai pokalbį savo, savęs klausyti labai išlikštų. Šiaip pardavimas. Klausai savo pokalbį? Dabar jau nebelabai. Bet klausydavau. Labai baisu. Bent ne tai, kad baisu, bet toksai, žinai. Bet ten medžiagos, kodėl tai paklausė? Kodėl nepaklausė klausimo, kuris buvo užrašytas? Pavyzdžiui, 5 klausimai, kuriuos privalai paklausti. Tai aš pradžioj darydavau, žinai, užsidedu ant ekrano kito, sekančio ekrano, pirminius klausimus, bazė būdavo, kad tu, eini pagal trafaretą ir tas veikia paruošti. Žinai, kad tu galėtum būti. Tai man toks yra pardavėjas, kuris, žinai, nebijo pakelt ragelio, nori kalbėti. Man atrodo, kad aš dabar tokius pardavėjus turiu. Daug darbo dar reikia įdėti, bet man faina, kad žmonės pažindinasi su nepažįstamais žmonėm, pristatinėja, mėgaujasi produktų. Bent jau ką aš girdžiu ir ką sako, tai man atrodo, kad viskas teisingai. Turi daug patirties ir daug patyrimų, išmokimų, kaip daryti, ko nedaryti. Ir žinai, kaip ten sako, vis tiek geriausias pamokos yra patirtos savo kailiu. Atsimeni, gal galėtum pasidalinti, žinai, pasakei tokių sėkmių savo pardavimų. Ten komisas keliasdešimt tūkstančių, ten alga 7-8 tūkstančiai per mėnesį stabili ir taip toliau. Kokius atsimeni ir galėtum failus pardaviminius papasakoti? Bliama, geras čia taip. Žinai, failas tai yra kažkam tai praradimas, pralošimas. Tai yra gal buvo, bet iš draudimo daugiausia turbūt sakyčiau, žinai, kur jau galvoji, kad dylas yra ir jis nublokė konkurentai. Nedaug tokių buvo. Yeah. Nedaug tokių buvo, tai... Bet ar tu kažką padarei, dabar retrospektyviai žiūrint, patikslinsiu gal klausimą, kur retrospektyviai žiūrint, tu suvoki, kad, blemba, aš padariau kažką, žinai, perspaudžiau klientą, ten, žinai, yra buvę atsitraukiau. Yra buvę perspaudžiau ir gražiai paprašė nedaryto. Tai kartais perspaudžiu. Prisipažįstu, sorry. Atkaklus ir įkyrus. Yra 2 žodžiai. Labai panašus. Riba plona. Labai riba plona. Ir ties tuo atkaklumo aš kol kas laimiu, bet kai kur aš manau, kad aš esu per įkyrus. Tiesiog užnesu jau. Tai nebekelia ragelio tada žmonės, tada haustina. Ir čia turbūt yra mano nesėkmės. Nes kitų dalykų nežinau, kodėl tave 2 metus gali nekelt ragelio. Aš nesijaučiu nei žaidęs žmonių, nei kažką pasakęs, žinai, ar ten mušęs. Gal su žmonėm blogai, bet aš priemu tai vis tiek kaip man, kad manęs neima. Tai mano turbūt čia yra pralošimas, ne dylų. Pas man dylų, tai ten, žinai, viena kita, pas man čia tai nėra gyvenimo drama. Yeah. Kad ten, žinai, kažkas tai būtų pralošė ir taip toliau. O jeigu pralošė, ne toliau. Man patinka konkurencija, man patinka kova. Man labai patinka kova. Aš labai džiaugiuosi, kad yra konkurentų, pasaulyje yra dar daugiau. Tada, žinai, jeigu ta rinka yra su konkurentais, tai reiškia, mes irgi galim turėti. Tai man tas labai patinka. Ok. Jau užsiminėjai apie keletą knygų ir mes įdėsim jų paveiksliukus. Almantas tiksliau įdės.
Galbūt dar kilo kažkokių minčių, ką pardavėjam galėtum iš knygų rekomenduoti. Nu, turėčiau turbūt sudėti sąrašą knygų, bet bazė vis tiek ta pati, jinai lieka. Bazė, ta prasme, ta vat, Sell Like Crazy, nu, aš daug apie grinai pardavimus, ne? Kieno čia Sell Like Crazy? Man atrodo, tu pačio Brian Tracy. Ja. Nu, ten apie tai, kad dar vieną skambutę, ateik į darbą valandą anksčiau, išeik valandą vėliau, jeigu tu nori kažką pramušti, nebūk ankstesnis. Visi padaro 20 skambučių, padaryk 30. Skambink atsistojęs, nesėdėk skambinant. Pagrindinė taisyklė. Pamėgink, kaip tu pasikeis tavo diafragmą, kaip visas tas atkvėpavimas, tavo rankos ir taip toliau, kai tu skambini. Neskambink niekada ragelio, va taip laikant. Niekada. Tik su ausinėm. Ne, kad tavo būtų rankos laisvas, užsirašyti, dar kažką daryti. Ar esi skambinęs gulint? Esu. Nu va, tai nes, žinai, prieš skambutį padaryk 20 atsispaudimą padaryk, žinai, nu, turiu menį, tai čia yra, ir čia nereikia knygų, bet iš kur tą info gauti, va tokius, ne, crazy dalykus, nu, iš knygų. Arba iš savo patyrimo eksperimentavimo. Arba iš savo eksperimentavimo. Bet gerai pasakai, geras pardavėjas tas, kuris smalsus, ne, kuris ieško. Taip, tai kaip, žinai, padaryti, nu, ką daryti, čia vien tas, žinai, bet pilna ir tų technikų, žinai, ir internete, ir YouTube dabar šiais laikais, dabar yra atsirinkti, sunku, žinai. Bet mūsų laikais labai nebuvo. Nu, mūsų laikais gerai skamba, minus 20 metų, kažkaip darai. Dabar tiek yra metodologijų, žinai, kad tiesiog imk ir daryk. Mėgink. Ir norėk būt, vis tiek grįšiu prie kokybės. Nu, blema, norėk būt kokybiškas. Ar galėtum keletą metrikų, tai taip, kad ir primityviai gal nuskambės, kas apibrėžtų, nu, vat, kokybę? Vieną paminėjai, laiškų rašymas, ne? Sulygiuota, tvarkingai, be rašybos klaidų. Kas dar apibrėžia? Nu, man dar atrodo, kokybė dar yra ir tavo turinys. Žinai, ar tu gali kažko su manim pasidalinti? Ar tu žinai to, ką aš nežinau? Ar tu gali iškelt klausimą, kurio aš nepagalvoju? Ne, nu, pavyzdžiui, tu ten dirbi transporto srity. Ir ar ten žinai, kad ten CMR forma pasikeitė dėl to, kad ten 5 lapas dabar yra iš 2,5 kalkės, nežinojau. O gal norėtum gal pavyzdį, nes mes turim. O kaip fainas pagalvoju. Aš žinai, kad mokestinė lengvata galioja, jeigu tu 10 kart mirksėsi. Nežinau. Tada, žinai, tu esi konsultantas. Sveiki, mes pardavinėjom tą ir tą, mes norim jums pasiūlyti tokias paslaugas, pirkit pauzę. Kodėl? Kas? Nu, aš apie tai, va čia man yra kokybė. Kai tu žinai mano sektorių, kur tu skambini, tu žinai apie mane viską, tu pasidomėjai, tu žinai, kad aš laimėjau metų apdovanojimą, kad mes buvom vasaros šventį Turkijoje, kad neseniai grįžom, nes out of office buvo, kad tu grįžai po antro vaiko tėvystės atostogų ir panašiai. Va čia yra kokybė. Ar sakysi, čia per daug artima? Nebūtinai. Tau nereikia ten lysti labai, bet kai tu žinai, jam patinka. Ir man patinka, kaip mane žino. Nelabai dar susidūriau su to, kas labiau pasidomėtų, bet net prieš skambinant paim pagooglink. Tiesiog pagooglink. Visi žmonės yra internete. Arba šiuo atveju įsijung podcastą, tiek daug Juozas apie save papasakojo. Jo, podcastas šitas dabar. Ja, tai... Bet aš neturiu ko slėpti. Aš, žinai, man atrodo, kad aš dar ne pusę, 42% gyvenimą nugyvenau. Aš planuoju iki 100, 2083. Tai man dar yra kur gyventi ir aš dabar noriu dalintis. Aš savo manifestą beje pasakiau, kad iki 2083 metų gyvensiu. Va taip. Nu, va taip, sugalvojau ir 100 metų. Puikiai. Tai... Geras tavo manifestas ir labai daug įdomių dalykų pasakėjai ir nebesinori kartuot, bet tačiau kviečiu visada pašnekovo. Ar galėtum kažkokią šitą kamerą, žiūrint tiesiai jam į akis ir į širdis, nežinai kaip, dar kitaip paklausiu. Neseniai šitą pradėjau klausti, jeigu tu turėtum magišką lazdelę, ją sumoji ir tai vyksta. Kokį norėtum, kad vieną dalyką, ar tai vieną knygą, ar vieną dalyką, kad visi pardavėjai darytų arba nedarytų? Nu tai ką, mėlėjai? Visų pirma, būkit žmonės ir mylėkit klientą. Potencialų ir esamą klientą. Ir aš manau, kad ta vieta, kai tu parodysi tikrą jam dėmesį, tikrą norą, kad tu jam gali turėti naudos, duoti kažką tai, negauti, man atrodo, tada bus sėkmė. Tai pažink klientą, mylėk jį, bet ne feikiškai. Tada labai tęstinumas bus labai ilgas.
Ir galim padaryti dar vieną triuką, ką tik sugalvojau. Padarom. Kai išeis podcastas, pirmas žmogus, kuris man paskambins, padovanosiu 20 eurų kuponą, nežinau, Volto. Ai? Okay. Norėdamas parduoti savo paslaugą. Telefono numerį turės susirast, come on, gerai pardavėjai. Jo, Čia jis yra viešas. tikrai yra. Tai dar Gerai. nėra tik UK numerio, lietuviškas yra. Hebra, 2 eurų kažkokiam kuponui. Žinai, kaip padarom? Padarom taip, aš į savęs dar 20 pridėsiu. 5 eurų kuponas pasirinktinam dalykui. Pirmas, kas išdrys Juozui kolkolą padaryti. Puikiai. Mėly pardavėjai, labai tikiuosi, net nesitikiu, žinau, kad jums galėjo būti ir negalėjo, o buvo įdomu ir naudinga. Tai apibendrinant tai, ką apšnekėjom ir tavo žodžius, nepamirškit būt smalsus, nepamirškit domėtis ir nuoširdžiai domėtis, arba kitais žodžiais, kaip Juozas sakė, mylėt klientą. Mes labai mėgstam, mes žmonės labai mėgstam, kai mumis kažkas nuoširdžiai domisi. Taip, tikrai taip. Tai nepamirškit šito daryti ir tikėtina sėkmės procentas padidės. O Juozai, ką? Puikus pirmadienio vakaras. Ačiū tau už skirtą laiką ir energiją. Ačiū tau už pakvietimą, tikrai smagu laikas, čia labai greitai bėga. Dar daug nepalėtė, man atrodo, bet galės bus kitą kartą. Gal ant 20 vėl atvarysi. Gerai? Šiek negali žinoti. Tai ką, mielą Pasidalinsiu. malonę. Ačiū. Ačiū tau labai. Ačiū visiems. Iki.